Ilgai aš. Reikia Patreono ten kažką ten Ką jis kalba? Donatai. Ant Ramiai. maikų sumeskit. Ne, Jeigu aš norit tai kokybės nenoriu. geros, davai porą. Man čia nesąmonė, žinai, kaip būna, va, YouTuberiai ten tie visi Patreonus yra, man tai nepatinka. Nu, tipo, Kodėl? o kodėl tu turi, čia tokia kaip pašalpa būna. Man tai nepatinka. Nu, bet taip ir yra, nu gerai, žiūrėk, jeigu tu, nežinau, kažką kokybiško kuri ir, nu, tai faktas tavo laiką kainuoja. Dabar šiais laikais mes tiesiog savo laiką parduodam darbui, kažkam, nežinau, savo laisvalaikiui. Jeigu aš skiriu šitą laiką ir kažkam tikrai labai patinka, nu blemba, ir kažkam, kam patinka, jis nori matyti daugiau, nu tai kodėl? Čia tiesiog tokia savotiška reali transakcija būna, kad mane paremia, ar okei, aš tada darau tai, kas man gal patinka. Jo. Bet žinai, bet čia toks kaip ir to darbdavys kaip YouTube, žinai, gaunasi ir tu iš jo gauni. Bet žinai, dabar kažkaip tu pasakėjai, man taip ir aš pagalvojau, nu, tipo, žinai, kai dirbi restorane ar kur kai būna padavėjas, tai iš tipsus gauni, nu, čia tokie tipsai. Nu, čia galima sakyti, gal aš buvau iš nepagalvojęs apie šitą, bet aš asmeniškai, jeigu būčiau tokia kažkada situacija, nu, neimčiau, nežinau, man tiesiog, nežinau, ne, nu, tipo, man atsilygina tai, kas ten YouTube'as ar kas ten, tipo, o dabar imto, nu, man toks atrodo biškai kaip pašalpa. Nu, bet matai, ir pats YouTube'as dabar turi tą narių sistemą. Pavyzdžiui, kai kurie kanalai turi ne tik, kad rodo reklamas, bet ir gali tapti kanalo nariu, žinai. Jo, kur ten exclusive content. Nu, Jo, bet kai čia kurie kanalai kanalai paleidžia video, pavyzdžiui, ir jį gali pažiūrėti tik nariai, Jo, o po anksčiau. dienos, po dienos ar dviejų paviešina visiems, žinai. Taip. Nu tai irgi čia, bet... Visiems savo. Visiems savo, skirtingi tikslai turbūt. Ja, bet tas yra, gal ir, aš aišku, niekada ir nedžadžindavau, bet tiesiog atrodo, nu, tipo, o kam čia prašai, žinai, va tokia, bet iš tikrųjų, visiškai gera situacija irgi dar skirtinga, jo, kažkas gal turi rimtai išeiti iš darbo, jeigu nori tęsti tai, ką daro, žinai. Ja, jeigu gyveni iš to. Jo, būtent. Jeigu tai nėra tavo hobis, žinai. Jo, darykit visi tada, jeigu kas nori, darykit. Jo, nedžadžinam. Jo, ne, aš negalvoju, palaikom kolegos YouTuberius. Ok, mes tikrai netokie, negali sakyti. Wow. Įžeidimas YouTuberiam, kad tai pasakėjai. Ne, bet viskas, gali visi kas daryti, bet, pavyzdžiui, aš nedaryčiau, bet jau kažkas daro, nėra problemų. Nu gerai, bet jeigu kada gali vadinti save YouTuberiu? Aš manau, jeigu tu pilnai... Tai gauni pirmą pavedimą į banko sąskaitą už uždirbtus viewsus, ne? Ne, jeigu pilnai dirbi to, nedirbi tokį. Kur kūkinį. Bet mes irgi galim sakyti, kas savaitę po vieną pakūkinam. Bet tu negali, nes tu turėtum išgyventi šito, va tame YouTuberis. O jeigu tu tiesiog darai kaip hobį, tai aš kaip, pavyzdžiui, ten, žinai, hobį ten pasidarius tą savo Domantas Production. Man tiesiog hobis smagu, žinai. Weird place, bet ok. Jo, iš karto jau promautina, nu, ok. Pažiūrėkit, uždės tą, žinai, langelį, nu, sulinku. Ne. Užmeskit tągi. Ne, nes aš, žinai, kaip padarau visus šitus. Uždedu vardus pradžioj, tos garsus greitai suvarau, biškį dar pravarau. Gerai, nebetęsk, nes visi galvos, kad čia laubolinam labai, žinai. Reikia sakyti, kad dirbam dėl to. Ne, bet tai kaip? Bet čia mes galvojam. Nu, čia grindas yra, kažkam neįlus kūrėm. Ne, bet tai kam feikint? Kaip tik geriau, žinai, kas yra, kad ir ką darai, bet jau geriau nefeikint negu. Nu, bet kam tu... Bet pastangų reikalauja, čia, žinai, gal tu kaip... Yra kažkiek. Jo, čia gal toks nesureikšminimas ir gal nenoras pasirodyti, kad jo, čia, žinai, jo labai daug laiko skiriam, bet taip ir yra, nu, tam reikia skirti laiko. Nu, minimaliai pasiruošim, bet galima būtų dar daugiau ir dar geriau. Jo, galima ir daugiau pasiruošti, bet vis tiek, nu, žinai, negali sakyti, kad čia šiaip veiklų darbus, nu, vis tiek turi rasti laiko tam. Nu, taip. Bet neman, kad visą laiką yra kur tobulėti. Kad negali pasiekti. Čia yra, esate apie žaidimo teoriją girdėję. Nu, taip. Nu, tai va, čia yra tas toks žaidimas, kur jis neturi... Never ending. Jo, galutinio taško, kur čia, nu, visada kažkur kažką galima patempt link kokybės. Visą laiką. Bet žinok, kai bus to momentu, kad tipo negali, blema, jau negerai. Arba tu esi geras. Turi surasti, ne, visą laiką turi ką patobulinti. Kažkas išlenda. Arba kažkas parodo, kur. Bet dėl to ir įdomu. Faktas. Kad ir tie geriausi turi visą laiką patobulinti. Kad būtų dar geresniais. Ten Phelpsas koksai ar dar kažkas. Žinau, nežinau, kiek ten metų kad kiekvieną dieną eidavo į treniruotis. 10 000 kalorijų per dieną. Klasas. Jo, nes girdėjau. 10 000 per dieną, bet dėl to, nes, žinai, kai vandenį būni, tavo kūnas turi šilumą gaminti, nes, nu, tu tiesiog esi
šaltesnėje aplinkoje, nes ore, nu tai akitinam kažkiek, o vanduo ten vis tiek vėsesnis ir ten turi, nu, tiesiog padidintas energijos sueikvojimas, tai jis ten, ten kai pasiruošimui olimpiniam ten jis darydavo, buvo 10 000. 10, gal net 12, net bijau sumeluoti. Bet 10 tikrai žinau. 10 plus. Kosmosas. Už kaip suvartot tokį kiekį. Nu, tai išdegini, bet kaip suvartot. Plaukikai dar, žinai, pasižymė, man atrodo, to, kad jie nuo labai ankstyvo ryto pradeda treniruotis. Aš nežinau, gal ten kiek ten arti, ten jeigu teko girdėti ties Kobės ten treniruočių režimų, kur ten 5 ryto atsikelia rytinę treniruotę, grįžti pavalgai, atsigauni, kas 4 ten kokias valandas, bet plaukikai pradeda anksti treniruotės, anksti keliasi, nu tai gerai pagalvok, pasitreniruoji, grįžti pavalgai, tada jeigu vėl baseinas, džimas, nežinau, baseinas vėl džimas, į dieną ten, nežinau, 2, gal jeigu 3 treniruotės, nežinau, gal man atrodo šitą informaciją nesidalino, kaip per dieną atrodydavo ir kiek treniruočių darydavo, bet, nu, energijos sueikvojimas ten didžiulis buvo. Jis ten, nežinau, kiaušinis kaip bodybuilderis. Ne, bet jeigu tu taip anksti pradedi, tai tu ten turi, aš nežinau, kaip suvartoti ten tiek tų kalorijų. Jo, bet... Turėsi keltis, nes kaip tu daugiau suvartosi tiek daug kalorijų, jeigu tu nesikelsi anksti, 10 000 kosmos, eiktas, Challenge'as sunkesnis būtų sudeginti 10 000 ar suvartot per dieną 10 000? Jum asmeniškai. Suvartot būtų tikrai lengviau. Ne, tai išdegint tikrai ženkliai sunkiau veikti. Čia nėra ką lyginti, žinok. Yra ką lyginti. Nėra. Žiūrėk. 10 000 kalorijų Kad tu sudegintum 10 000 kalorijų, tu žinai, tu per dieną sudegini 3 000 įprastai, grubiai, on average. ChatGPT iš karto paklausiu. Jo, tai paklausk, tu žinai, ką tu turėtum daryti, ant asulto mašinos turėtum ten pumpuoti vos ne visą dieną. 8 valandas kokias. Jo, ir dar tokiu, žinai, ne vaikišku intensyvumu, žinai. Jo. Dabar net pagalvojus, gal skaičiau sudegint būtų sunkiau. Ne, tu nesąmonės kalbi. Žinai, kaip turėtum svartoti. Žiūrėk, čia GPT paklausiu ir dabar iš karto garantuoju net pasakys, kad geriau lengviau suvartoti. Suvartot irgi yra niuansas, kad tu pajauti sotumo jausmą, tu turėtum tu gėrimais viską varysi gėrimais. Iki to taško, kai tu jau žinai, tau per viršų tie gėrimai eis. Bet tikrai bus. Papasako, ką sako GPT. Galvoja labai ilgai, eiktų savo. Ieškama geresnė atsakymą. Matai, koks geras klausimas. Aha. Čia GPT užstrigė, savo kaip ilgai galvoja. Užlūžo sistema, viskas. Žiūrėk, mastą 29 sekundės net parašė. Bet treniruotė tai būtų labai intensyvi. Klausykis. It's much easier and faster to eat 10,000 calories than to burn 10,000 calories. Ką čia dar taip ilgai mąstyti? Ok. O gerai priežastys, galima kontekstą daugiau truputėlį. Jeigu bėgtum 5 mylias per valandą greičiu, turėtum 16,4 valandas bėgti. Cycling, moderate, tai tipo vidutinis 17 valandą. Swimming, intensyvus 17 valandą. Rowing, žodžiu. Ok, supratom, bet čia jeigu eitum 3 valandų mylių, tai čia koks 5-6 kg. Ne, 3 mylias. 3 mylias per valandą, kiek čia 5 ar 6 kg. Paprastas. Kažkas tokio, jo. Paprastas įmas 40 valandų. Bet čia vėl ėjimas, čia yra teoriškai ant popierių, subjektyviai, tai žiūrėk. Žiūrėk, pasiklausyk, jeigu norėtum tiek sudeginti, turėtum kažkur nubėgti tarp 8 ir 100 mylių per dieną. Per tą laiką. Tiek turėtum nubėgti. Tai čia 105 kg realiai turėtum nubėgti. Bet vėl, žiūrėk, bet čia teoriškai pateikė atsakymą, praktiškai, tai pagalvok, tu turėtum ten 16 valandų, ką ten ant dviračio praleisti. Bet čia labai stiprų ir rimtų režimų. Tai va, apie ką ir kalbam. Ar aš dabar bėgiu 105 km? Jo, bet ir suvalgyti irgi kitas dalykas, kiek 3000 kalorijų, kas ten, kiek pizza ten? 1500. Ir pagalvok dabar. Bet lengviau būtų dirbti ant valgymo. Čia nes kai tu iš tvermės sporto šakose, tu jau ten su savo demonais turi kovoti realiai. You're fighting a lost battle, jau čia viso, čia nėra tau, čia be šans, labai sunku. Bet klausimas šiaip labai geras. Geras klausimas. Man pakankamai easy čia buvo šitas klausimas. Bet toksai pamąstymai. Bet įdomus jam. Bet šiaip kosmosas. Ką profesionalų sportininkai, kur tu pamatai, kad
iššoka į baseiną, praplaukia 100 metrų ir užsikabina medalį ir koks yra kontekstas 4 metai. ir už 4 to. metai kiekvienos dienos pasirašymo. Eik tu savo. Dėl 10 sekundžių, realiai. Jo. Bet kam yra esmė, kad to tada tu negali per anksti, nes tu įsivaizduok, tu 4 metus lauki to momento, tai tu žinai, kaip to kūnas tiesiog, nežinau, jis tiesiog dreba iš to norėjimo, žinai, taip, Jo, bet aš įsivaizduotum, žinai, kaip narkomanas, koks, žinai. Bet taip ir yra, ir žinai, tie 4 metai, žinai, viskas yra taip sudėta, sustruktūrizuota, kad rungtynių metu tu absoliučiam pikė savo būtum, žinai. Aišku, žinai, būna kitų ten varžybų, ten Diamond League visokios. Būna, bet ten irgi tokie, nu, nežinau, lengvojo atletikoje, man atrodo, ir šiaip gal, nu, labiau gal čia, sakyčiau, standartas būtų, jie varžybas kaip tokį pasirašymą ir treniruotės traktuoja. Ir čia man sakai, barmenų pabūdavo. Na tai pilkit to sočio priimstas, tos sotis yra, norima atsigerti žmonės. Tiesa, kad per daug neišpilti. Aš apie sportininkus dar norėjau pasakyti, kad žiūrėjau 100 metrų bėgimą. Čia dabar nesenai? Jo, čia buvo kažkoks pasaulio gal čempionatas. Okay, buvau įsijungęs atsitiktinai tiesiog. Ir buvo, man atrodo, pusfinalis ar finalas. Ir All Startą žmogus padarė. Iškart diskvalifikaciją. Aš buvau nustebęs. Ta prasme, tu dirbi ant to, patenki į finalą ar ten pusfinalį ir nori parodyti kažką. Ir viena klaida viskas, diskvalifikacija. Nėra jokio antro šanso. Bet tame ir esmė, tu treniruojas 4 metus ir tą full startą tu tiesiog gauti, bet tiesiog tu gali gauti dėl to, nes tu tiesiog ant tiek lauki to momento. Jo, bet, nu... Ar tu išpylėjai ant žemės kažkiek? Ar ne? Ar viską tarkingai? Tarkingai? Pažiūrim, paragaukit. Paragaukit, ponas čia. Rankos aš esu trumpa. Padaręs. Tai papasuotų jam. Nu ir liliputas. Wow. Šitą įsižeis. Šitą pratesim po filmavimo. Šitą įsižeis. Išeikit į lauką. Žiūrėkit, šitą įsižeis. Nes kažkas Donatas kartais būna, kad kažkaip susiparina dėl to savo ūgio. Bet tai kodėl, aš nesuprantu. Bet žiūrovas nežino, koks jo yra ūgis. Nu, koks savo ūgis yra? Aš nesakysiu. Neviešinsiu. Buvo tikrai. Tikrai susireikšęs. Koks skirtumas tas ūgis? Ne, nu, bet čia tiesiog kiekvienas turi, žinai, tų tokių, nu, kaip kompleksų. Nu, gal ne kompleksų, nu jo, gal iš dalies kompleksų, bet apie ką mastai, žinai. Jo. Kažkokių tokių dalykų. Ties kuo susikoncentruoji. Bet ką jis tau gali kas yra pakeist? atpirkimo toks, nežinau, atpirkimo oželis, žinai. Nu gerai, turi kuo didžiuojasi, bet turi ir kuo, žinai, nu, ne tai, kad bandai paslėpti, bet, nu, nesididžiuoji. Tai vat, manau, kad kiekvienas turim tokių, žinai. Bet čia yra, kad toks labai jau toks, žinai. Bet tai žmogus... Konteksto reikalas. Aš saugio aplinkoje tarp draugų pasisakė, žinai. O dabar... Dabar viešina mane kryžių skalą. Kas ten žiūri? Moderatorius. Nu, čia jau minusas iš karto. Už tokius dalykus. Šitą pokalbį tikrai pratęsim. Bet čia yra būtent ribų. Bet čia yra būtent labai geras dalykas. Prie išjungtų kamerų. Bet būtent čia. Ne, paklausykit. Bet čia būtent yra tas geras dalykas, kad mes... tas yra autentiškumas, kad nebūna kažkokių tokių, kur bandai kažką labai nuslėpti. Nėra, kad čia labai kažkas asmeniško, sakyčiau, žinai. O kažkas jau kai kurios tos dalykus negalėtų kalbėti, nes sakytų, o čia netitinka naratyvo kažkokio. Nu, kol dar nieks neapsiverkė, tai gerai. Nu, gal kaip nors. Kol kas. What the fuck? Su kuo aš čia sėdžiu? Berksė čia dar. Nu tai jo. Bet kodėl prieš mus yra dronas padėtas? Tai tada gal nuo tos pagaliau prie pirmos temos, žinai. Po kiek čia laiko mes įeinam prie pirmos temos? Mano po kokį 20 minučių. Ne. Mažiau? 15-10. Nu, aš neužmečiu akin. Bet gerai, bet kodėl tas dronas padėtas šį yra, tai kad norėjom pakalbėti čia, kur tie dronai visokie skraido, ten tos raketos, man atrodo dronai pagrindė, ne? Ir į Estiją dabar čia vakar ar kada buvo atskridę. Jo, čia šiom dienom. Į Lenkiją kartu buvo įskridę dronai. Nu čia realiai visur rusų dronai įskridinėja. Provokacijos. Ir
nieks neatsako be kitos dronus, atrodo, kad tegul skraida, neatrodo kažkas labai tragedija, visi Ką jūs tokie. darytumėte, jeigu jūsų kiemą taip va įeina, provokuoja, tipo, jūs esate užsidėję tvorą, įlipa, užlipa, perlipa. Taip. Jo, Ir kokia reakcija būtų? Moderatorius gali šitas būti. Tai manau, Potencialą iš karto gali šitas įdaryti sėdėti, jeigu per garsiai kalbėsi. bet aš manau, kad situacijos įkaitai tiesiog yra. Mes gal apskritai situacijos įkaitai. Mes nelabai ką galim... Kas yra? Nieko. Ką norėjai? Ne, gal biškai kolą šį įsipildė šitą gėrimą. Ok. Dėl to sakau, kad gerai, gali numušti tą droną. Čia Lenkai buvo pakėlę tos naikintuvus, man atrodo. Bet gerai, tu juos gali numušti, bet kokią kainą. Ir kitas dalykas, ką tu gali, sankcijos ar dar kažką, tu negali kažkokią kontro daryti dalyko, nes tai viskas eskaluos. Tai man atrodo tiesiog, jie pasinaudoja tą situaciją, kad mes realiai, gerai, įskrenda į Lietuvą, ką mes galim, jūs pagrumot piršto, ne, taip nedarykit, bet realiai taip ir yra. Bet žinai, kas yra, bet tas yra, anksčiau labai klausydavau to Jordano Petersono. Ir jis labai gerą yra tą dalyką sakęs, atsimenu, kad yra principas toks, kad jis pasako, jeigu tu kažkas tipo prie tavęs biškiai artėja, ar kažką padaro, ir tu ignoruoji, taip, žinai, nieko. Ir jis ta vis artės. Ribas. Taip, ir jis vis artės, ir tu paskui pasižiūrėsi, nuo kur jis pradėjo ir kur jis dabar yra, ir tu matysi, kokį didelį progresą yra tą padaręs dėl to, nes tu tiesiog pabijojai, arba tu nepasakai, arba toleruoji, nes tu pasakai, kad, nepasakai, kad ne, arba kažką. Nenubrėžiai aiškių ribų, tiesiog turiu gerą gal pavyzdį, nežinau, kaip ir sakė, kur eskaluoti situaciją gali. Kažkas buvo su turkais, man atrodo, kur irgi jie tiesiog paėmė kelis metus ir numušė tą droną. Ne, ten naikintuvą numušė. Okei. Nežinau tikslių faktų, bet tik žinau, tai, kad jie tiesiog paėmė ir numušė, ir ką, tipo, jurisdikcijai, tipo, tokia aiškiai linija nubrėžė, ir tada jau, žinai, tipo, jau kas toliau, tai jau, tegul sprendžia. Ne, tai aš irgi už tai, kad reikėtų juos numušti, bet sakau, žinai, kai įskrenda ten į Estiją, į Lietuvą, į Lenkiją, tiesiog, tu gali numušti. Geriausias dalykas, ką tu gali padaryti, tai numušti, bet tu negali siūst atgal dronų, tu negali raketos siūst tam, kas išsiuntė dronus, tu negali kažkokių atsakomųjų veiksmų daryti. Tai va tas toksai, aš dėl to sakau, kad situacijos įkaitai, žinai, esam. Bet va būtent ir tu turi... Man tai irgi tada klausimas, kodėl nenumušė, tarkim. Bet tu ir aš, čia žinai, koks yra. Ir manau, gal, gerai, negaliu atsakinti už kitus, bet aš manau, yra panašus dalykas, ką jie galvoja. Arba mes galim atsakyti, arba ne tik atsakyti, bet numušti ir parodyti, kad mes čia kokie esam. Arba kitas dalykas, tu ignoruoji ir tipo, čia nesureikšminom, žinai, tipo. Man atrodo irgi čia antras variantas. Ir tu nenori, nes tu nori ignoruoti, nes jeigu tu numuši dar, o jeigu nori čia dar toliau kažkur, tu nori taip saugiai, kad, kaip tik, kad pati situacija neeskaluotų. Taip, ir tu nori, bet žinai, kaip yra tas, žinai, vienur, kitur, bet dabar, pavyzdžiui, jeigu rusai taip tiek padarė, o kas juos sustabdytų dar kartą daryti, ar dar rimčiau? Tu padarėjai ir kiti žmonės dabar išgirstų jau tokį, vėl dronai, jau nebebūtų tokio, kad kas čia vyksta, žinai, atrodo dabar jau kaip, tai dronai skrenda jau čia, žinai, bet aš sakyčiau, žiūrėkit, rusai, sakyčiau, daug turi, minusų kaip šalis, kaip kiekviena šalis, ten diktatūra labai yra, tie įstatymai, viskas yra, ten ir daug ant ko yra pasaulyje, kad minusas, žinai, kad tipo tiek išteklių visko turi, turėtų būti topiniai, žinai, ir ten pinigų nepasidalinęs, ten oligarchai viską užvaldė, bet ant ko yra labai geri, ten tos propagandos, kaip tos karus visus valdyti, jie N metų, jie visą laiką kovoja. Bet čia kasdienybė, turbūt jie to gyvena. Jie yra ant to, sakyčiau, pasaulyje patys geriausi. Su ta, pavyzdžiui, dabar Ukrainos tas karas, žinai, visiems žmonėms jau atsibodo, jie tas propagandas vis deda, kad ten
nereik palaikyti ir taip, nu, N dalykų, nu, žinai, ten yra galima ir pasiginčyti čia dėl to, bet neimkim labai giliai šitą, bet jie tiesiog yra ant tiek šitą atkalę, jie žino tas sistemas, ant kiek jie gali paeiti į priekį ir dabar su tais dronais, kiek jie gali biški padaryti kažką ir vis tiek nieko negaus, kad jie ten ir tos vaikus ten grobė, aš mačiau kažkada pasižiūrėjau 20 tūkstančių ar kiek vaikų pagrobta į tą Rusiją. Ant tiek viską darai, tu viską vis laik darai ir ribose, kad tau nieks kažkokio didžiulio atsako. Jo, bet čia yra tas dalykas, kad jie daro mažais tokiais žingsneliais, mažus dalykus, kur tiesiog tikrina kitų ribas ir esminė gal ir yra problema, aš gal sakyčiau, kad kiti toleruoja tai ir leidžia ir, nu, jie, kaip tu sakai, bet aš žinai, kas yra. Atsisuki ir matai, kad, nu, nuo pradinio taško, nu, jie labai daug yra pažengę, nu, Labai. bet čia yra mūsų ir tų, kurie toleruoja, tai... Taip, bet žinai, kas, bet aš nesakyčiau, kad čia, kad, nu, mūsų kaltė, nu, jo, čia tas, bet žinai, kam yra esmė, kad jie yra ant tiek šitą sistemą atkalė, ant tiek viską žino tą mūsų, tą psichologiją, kaip čia visi dirba to šalis, jie žino, ką daryti, iki kiek daryti. Ten tas Lavrovas ar kas jų tas pirmininkas, ten tas, nu, ten, žinai, kur su kitais, jis žino tos atsakymus, kad ir atrodo mums kaip durnių įmetęs ir jis žino, kartoja, niekados nepasimetė, jie daro savo ir jie žino tą žaidimą, kiek gali, kokios ribos yra ir tu jų nesustabdysi. Bet aš manau, čia reikėtų atskirti truputį jų veiksmus ir propagandą. Propaganda yra tai, ką rodo jie, žinai, viešoje erdvėje. Ir, pavyzdžiui, galima dar propagandą skirti iš viso, kas yra vyksta Rusijoje ir kas vyksta už Rusijos ribų. Tai Rusija apskritai tu, aš manau, kad nematai alternatyvos informacijos. Tu matai, kad, pavyzdžiui, čia vyksta specialioji operacija, kaip Ukrainoje, kaip pavyzdys, ne? Ir tu nematai alternatyvos. Vienas dalykas. Tu už Rusijos, net ir kitose šalise, nes ir Lietuvoje mes matom tą dalyką, kas vyksta. Ten, pavyzdžiui, Facebook'o kokiose grupėse, žinai, vyksta ta propaganda. Tai čia kitas dalykas, žinai, kur jie už Rusijos ribų visą tą dalyką daro. Ir kitas yra veiksmai, kur tu sakai, kur jie labai tiksliai žino ir viską supranta, ką jie gali daryti ir kokios jų ribos. Ir nuolatos galbūt tas ribas po truputį plečia. Paleidžia vieną droną, nieko neatsitinka, paleidžia 3, nieko neatsitinka, tada paleidžia naikintuvą, žinai, irgi nieko neatsitinka. Ir tai po truputį, nežinau, ar tai kažkur veda, ar tai tiesiog kažkokių ribų plėtimas. Veda. Nu, pažiūrėk, Krymas 2014 pasidarė rusų, dabar jau kiek ir dalies Ukrainos pasidarė ir jie tiesiog vis laik pabiškis, bet jie žino tas ribas, kad ir dabar jie blogoji situacija galvoja, ten ženkliai greičiau paims tą Ukrainą, bet jie vis tiek yra, kontroliuoja tą, karas nesustabdytas, jie vis tiek daro savo ir ant tiek yra jiems skiepytas tas, kad Rusija visą laiką, kad jie buvo geroji ta šalis kiekvienam kare, kad jie išgelbėjo pasaulį nuo tų nacijų ir taip toliau, ir kad jie būna teisūs, jie nori tos karus užbaigti ir taip toliau. Nežinau, bet aš galiu pasakyti, kad tipo, kartais gali tipo, nulenkti savo kepurę, tipo, varžovas iš tikrųjų labai gerai žino savo. Žinai, ne tik, kad labai gerai, jis gal nėra pačio aukščiausio kalibro, bet jis labai savo planą gerai žino ir jis tą savo planą eina ir kai tu gerai visi tuo planu eina ir labai sunku, žinai, kai pas mumis yra vienas į vieną pusę, kitą vengrai ten link Rusijos pusės, nes vėl tos Rusijos dalis, kad čia reikia kažkaip prisiartinti vienus kitus, reikia padalinti juos. Nu, aš sakyčiau, rusų planas eina labai gerai, kad ir jie susifeilino pradžioje, bet nu į B ir C planus ir jie daina, savo vis tiek padaro. Aš gal net pridėčiau, kad jo, vienas dalykas jo, kad jie turi planą ir jį aiškiai tiesiog vykdo. Kitas dalykas, kad mes gal vakarai, sakykime, neturim tokio aiškaus plano tam tikrom, nežinau, nenumatytom situacijom ir nėra kažkokio tokio, nežinau, aiškaus arba tvirto stuburo, kad, nu, okei, nu, nėra kažkokių tolerancijos ribų ir, nu, tiesiog tuo tiesiog naudojas ir jo, tam varžovui čia yra labai kaip mūsų Achilo kulnas ir jis tuo tiesiog naudojasi. Atranda va tais mažais, nežinau, kažkokiais eksperimentais ar provokacijom, kur galima, ką padaryti ir kaip padaryti ir tuo naudojasi. Ir čia jo, šitoj situacijoje jo visiškai pralaimim. Bet aš noriu tą pridėti, kad nėra, kad yra mūsų Achilo kulnas, bet kitoj, kad noriu pasakyti tai, kad rusai žino, aš manau, ant tiek tą psichologiją mūsų atkalė,
ir ko iš mūsų tikėtis, kad iš to jie visą šitą daro. Jie, žinai kaip yra, tu padarai labai gerą skautingą ir tu tiesiog žinosi, ką viską kitas darys žmogus. Ir jie žino, kad jeigu mes šitą padarysim, kaip jie elgsis, taip ir taip, ir jie va iš to, jie tiesiog antiek mums gerai žino, jie žino, kaip daryti, kad... Aš tai pasakyčiau ir tam, kad kad to stuburo tiesiog nėra ir mato kad mes, tolerantiški, taip. Tas, nežinau, liberalus požiūris, dar kažkas, nežinau, tiesiog tai prisideda prie to, kad tiesiog, kaip sakoma, lipa ant sprando mūsų. Bet čia pagalvojau tokį dalyką, jeigu būtumėt, gerai, Rusijos kažkoks tai, gerai, ne prezidentas, bet kažkas ir taip vertintumėt karą Ukrainai. Kaip manot, ar apsimoka tas dalykas, kaip šaliai, kaip visai visuomeniai, ar eina į minusą pati šalis? Pati Rusija turėjo menį. Dėl to, jo. Ar tai buvo geras sprendimas, šiaip žiūrint? Ar vis dėlto ne? Jo, tai gerai, aš atsakysiu pirmas, nes aš norėjau visą laiką leidžiu kitiem pasileikti, bet aš noriu pasakyti pirmas, kad... Ne, bet aš sakyk, gerai, bet šiaip visai noriu visai kitų išgirsti pirmą ir aš paskui noriu ant galą pasakyti. Bet aš, kaip čia pasakius, visą laiką žinai kaip yra, kad koks tavo yra tikslas. Jų tikslai yra kitokie negu mūsų, žinai, mūsų gal ten norim, kad geriau gyvent, kad ar gal... Mėgautis gal. Jo, mėgautis gyvenimu, ar kad nori, kad ir visa respublika, žinai, visi žmonės geriau gyventų, aišku, čia ir su klausimu. O ten yra, pavyzdžiui, jeigu yra, tarkim, jeigu yra tikslas, kuo didesnė būtų. Imperializmas. Taip, o tai ką tu sakytum blogai, jie dabar didesni yra, negu kažkiek buvo. O tų žmonės, pavyzdžiui, įsivaizduok, jeigu dabar ir tų visų žmonių toks tikslas, kad kuo didesnė būtume, ar ten, žinai kaip būna, skirtingi žmonės yra skirtingi motyvuojami. Tai, pavyzdžiui, daugumą turi motyvuoti, kad mes ten gelbsim kažką, o pagrindinis iš tikrųjų planas, kad kuo didesnė pasidarytume. Ir tie žmonės, kurie kariauja, yra motyvuoti, kad mes čia gelbsim rusakalbius ir taip toliau, o pagrindinis planas, kad yra, kad kuo didesnė būtume. Jie ir laimi, nes jie dabar didesni buvo, negu prieš tai buvo prieš kelis metus. Tai, žinai, čia priklauso nuo tikslo, žinai, ir jeigu jų tikslas yra, kad kuo didesnė ir mes čia norim Rusiją, kad būtų kaip čia buvo prieš 50 metų, tai sakytum, vis tiek suksydintum, nes jie turi išteklių didelius, vis jie randa partnerių, nes tiek iškasenų yra, tai jie tikrai gali pasinaudoti, kozerį labai didžiulį turi. Jo, ir tu, ką tu padarysi? Jo, tai čia tiesiog skirtingi tikslai turbūt. Aš paantrinčiau net, nes, susumuojant tiesiog, ką Domantas sakė, tiesiog tikslas pateisina priemonės. Jie praranda, nežinau, daug resursų, sąlyginai turbūt daug, nežinau, žmogiškųjų išteklių, ypač šio karo atveju, nežinau, ten jie... Ekonomika, viskas savotiškai kenčia, bet, jų tikslas yra prasiplėsti ilgalaikiai perspektyvą. Aš net kažką esu skaitęs, ten nežinau, istorikas ar kas rašė, kad jie tai daro periodiškai. Buvo kažkoks periodas, ten antro, pirmo pasaulinio karo, kai irgi jie norėjo prasiplėsti. Gavo malkų, negavo malkų, tada kažkoks buvo atsigavimo ir rekuperacijos momentas. Susigrąžino, atsistatė resursus, tada vėl toliau tęsė tai. Tada vėl po antro pasaulinio karo irgi aprimo, vėl ten statėsi, bildino, vėl pasikrovė, nežinau, resursus, dabar vėl Krymas, Ukraina ir taip toliau. Matysim ateityje turbūt ateinančius metus, dešimtmečius gaus malkų, negaus malkų, turbūt aprims, neaišku kokiam laikui, atsigaus šiek tiek, labai tikėtina, kad tęs tai, ką tiesiog daro ir ties tuo, ko siekia, kaip Domantas sakė. Tai tu sakai, kad čia yra kažkoks tai planas ilgalaikis. Aš manau, bet čia ir buvo, ir čia gal sakyčiau, net nežinau, tie pasikartojantis įvykiai gal net tai sako, nes ilgalaikis planas nežinau net koks galutinis tikslas, bet iš to, kas vyksta, aš sakyčiau, rusai norėtų, nežinau, vos ne visą Europą gal turbūt. Ir žinai, bet ir noriu priminti, kai Donatas čia sakė, kad, pavyzdžiui, ne tai, kad, pavyzdžiui, jie dabar gal trumpalaikį gal pralaimi ir jie daug resursų, žinai, praranda daug žmonių ir jie pinigų ten labai daug deda, bet jeigu jų tikslas pagrindinis yra, kad kuo labiau didėtų ir jie iš tikrųjų išlošia, jie didėja, ar nori tą Sovietų sąjungą, ar gal kad norėtų, kad kuo daugiau, žinai, didesnę dar teritoriją paimti, bet gal ir iš tikrųjų
eina jų tas tikslas, vis tiek biškiai arčiau priartėjo, negu būtų prieš 5 metus, žinai, kad, kad ir būtų nepraradę ten to milijono žmonių ar kiek ten, žinai, yra. Padarys pertrauką, praeis 10-20 metų, nauja karta užaugs, vėl ta populiacija pakils, nežinau, važiuojam toliau, plečiamės toliau. Bet nematot, kad čia yra didžiulis paradoksas šitoje vietoje. Tu turi tiek daug teritorijos, tiek daug neapgyvendintos teritorijos, tiek daug, žinai, tu turi plėskis, kiek tu nori, statyk miestus, daryk infrastruktūrą ir taip toliau ir panašiai. Gerai, ten yra klausimai iškasenų ir taip toliau ir panašiai, bet tiesiog tu kovoji dėl kažkokio tai kvadratų ar kilometrų skaičiaus, kur tu užuot savo kiemą susitvarkęs. Taip, į kitą pusę Maskvos pasižiūrėjo. Ten nieko nėra. Jo, ten pas juos didžioji dalis, ten kemsynai, dar kažkas galėtų tikrai susitvarkyti. Faktas, bet čia gal pamatinis dalykas yra, kad, kažkas galvoja, kad reikia kovoti. Kažkas ne taip. Kad reikia kažką. Apetitas kyla bevalgant. Geriau pasimti kažkieno kito, negu, nežinau, statyti pačiam nuo pamatų kažką turbūt. Bet žinai, čia dabar blogas gal paaiškinimas bus, bet ir gal ne kiekvienam suprasti, pavyzdžiui, dabar, futbolo, pavyzdžiui, žinai, buvo, pavyzdžiui, toks Real Madridas, arba šiaip apskritai paėmus bet kokį sportą. Toksai, jeigu žino kažkas. Tarkim, ir tu sakytum, pavyzdžiui, taip, ir pavyzdžiui, to, žinai, tikslas yra, kad geriausias. Gerai. Ir to tikslas yra, kad tu turi kažką, tu pavyzdžiui, laimė, ne, trofėjų, pavyzdžiui, pagrindinė, ne. Ir pavyzdžiui, kaip Real Madridas buvo, kad tu laimi pro trofėjai, bet nepatikdavo, kaip tu laimėdavai, žinai. Tipo, kad blogas ten treneris, ten netokios taktikos, žinai, ten negražu žiūrėt buvo. Ir tu laimėdavai, vis tiek tu laimėdavai, bet tu toks viduj nebūdai toks gal patenkintas, nes tu netaip laimėt, jo, negražiai, atrodo, kad už tai geresnių gal buvo ir toks, toks laimėjai, bet kokią kainą, žinai, tipo. Tai bet ir jų gal iš tos pusės, žinai, jie paima tas teritorijas ir tu galvotum, daug žmonių prarado gal ir pakilo tas kainos taip toliau, bet kokią kainą, žinai, bet jeigu to tikslas yra padidėti, arba to tikslas laimėti, pavyzdžiui, trofėjų, tai tu ir pasiekiai, bet ar, žinai, kokią kainą, bet ar žmonėms, žinai, labai svarbu kokią kainą, jeigu tu pasiekiai tą pagrindinį savo tikslą, žinai, ir dabar, žinai, kas yra, ir istorijoje, kai bus, pavyzdžiui, po 100 metų ar kiek, kas ten atsimins, kiek ten mirė, gerai, gal kažkas atsimins ir kaip ten kas prasidėjo, žinai, kaip būna tos istorijos, žinai, kaip, pavyzdžiui, aš pasiklausau apie Antrą pasaulinį karą ir ten vis kažką paklausai ir vienas sako, čia tas buvo kertinis momentas, kad žiema, žinai, buvo ir dėl to vokiečių, žinai, pristabdė, žinai. Ir paskui ten buvo kitose, žinai, kad kertinis momentas ten, žinai, kad paramą gavo, žinai, ten iš amerikiečių, rusų ir taip toliau. Ten būna, žinai, entų kertinių momentų. Ir, žinai, visi iš vienos ir šitos pusės žiūri, bet iš tikrųjų po to 100 metų jau, tipo, visi savo nuomonę turės, o kaip ten kas buvo, bet jie padidėjo, jie padarė savo ir viską, žinai, kaip ten būna, sako, kad laimėtojai nėra teisiami ar kaip ten, žinai. Ir dažniausiai laimėtojai rašo istoriją. Čia irgi kitas dalykas, tie, kas pralaimėjo, jie turės savo versiją, bet, vargu ar kas ją išgirs. Bet čia truputį atskirčiau sportą ir, žinai, tokius veiksmus, kur, pavyzdžiui, Rusijoje žmogus jisai jaučia didžiulę infliaciją, prastą ekonomiką, ten išsiuntė brolį ar ten sūnų į karą, jisai žuvo, žinai, ir tu kenti, o tu, kur esi Realo fanas ir tu matai, žinai, kad laimėjo, bet čia truputį nepasitenkinimas, žinai, yra dėl to, kad prastai žaidė. Tai tada gali sakyti, kad nugalėtojai neteisiami, bet čia, kai tu esi toj situacijai, pavyzdžiui, būtum rusas, žinai, ir ten sakytų, tave pagautų mieste ir išsiųstų į frontą ir sakytų, kad tu turi dabar būti patrankų mėsa, žinai, tai visai kitaip į tą situaciją pažiūrėtum, žinai. Bet, žinai, bet kame ir esmė, kad po 100 metų tu žiūri į tą didesnę, tą tokią nuotrauką ir ten, kad, pavyzdžiui, žinotų, kad ten infliacija buvo didžiulė, ten žinos po 100 metų, žinai, dabar, pavyzdžiui, kai mes numirsim, po 100, po 200, po 1000 metų, tipo, gal tie, kur labai domėsis, jie žinos gal tokią informaciją ir kažkiek atsižvelgs į tą, bet ten jokio skirtumo, pavyzdžiui, jeigu įsivaizduoju dabar jų tikslas yra kuo didesnė būti ir kad ten po 1000 metų, kad juos atsimintų, kad mes čia prikėlėm Rusiją ar ką, žinai. Ir viskas, nes, pavyzdžiui, jeigu tu viską turi ir gal to tikslas buvo, kad tu nori kažkokią Rusiją vėl padaryti ir kad tu ten istorijoje būtum, žinai, žinomas ar kažkas tokio,
bet tiesiog ant tiek yra skirtingi tikslai ir tu žinai, kaip sako, look at the bigger picture, žiūrėk didesnį paveikslą. Ir taip, žinai, mes gal žiūrėjau, kaip aš dabar žiūriu, tipo, į savo laptopą ir šiek tiek čia yra, kokie čia išstrižai, kokie 45 cm, ne, tarkim. Ir, pavyzdžiui, kažkas žiūri į televizorių, kur metro ir kažkuris žiūri į 2 metrų, žinai. Ir, žinai, kaip prasifiltruoja tą visą informaciją ir ten, užėmiai padaryti didesnę Rusiją, žinai. O ten, kaip aš dabar sakytum, kai Lietuva ten didėjo, kaip ten, aš net nežinočiau, kaip ten, kokios scenarijus, bet didėjom ir mes visi laimingi, kad mes buvom kažkada didžiuliai, žinai, o kaip ten kas nutiko, ką mes ten pasinaudojom, ar kaip aš, net negalėčiau pasakyti, žinai. Ir tikrai buvo, manau, ir tokių taktikų, ar gal nereikėjo pradėti karą, ar sakytum, dabar mes pasikeitėm kaip žmonės, bet nieks neatsimins, jokio skirtumo. Make Lithuania great again. Ir dabar, žinai, kad užimtume kitas šalis ir dabar užimtume Latviją ir sakytų dabar šiuo laiku, tu savo, ką mes čia su kaimynais, taip toliau, bla bla, už 1000 metų, jo, Lietuva vėl padidėjo, nes ten Latvijai grybai buvo ir turėjom užimti. Tipo, užėm, nes geresni esam. Bet čia esmė, nepamirš gerai. Esmė tame, kad ir mes turim kiekvieną savo tikslų, bet esmė, kaip tu juos pasieki. Tu gali juos pasiekti, žinai, eidamas per galvas, apgaudinėdamas. Kaip ir realo, aš tau sakiau, kad tu arba tu laimi, tik laimi, arba tu laimi, kaip tu nori laimėti, ar tu laimi belekai. Bet čia požiūrio reikalas, arba tikslas pateisina priemonės, arba tu žinai, kad, tu turi kažkokius moralinius principus ar standartus, tu jų laikaisi ir tu priimsi tada pergalę, kai tu pasieksi, tais tikslais pergalę. Bet aš noriu tik vieną dalyką. Filosofinį dalyką. Bet aš noriu pridėti. Ir čia tikrai bus plius minus teisybė, kad kame yra esmė, kad kai istorija žiūri, jokio skirtumo, kas tu ten koks buvai, bet jie pažiūrės juodą baltą, arba tu laimėjai, arba pralaimėjai. Ar ten, pavyzdžiui, kad, nežinau, futbolė ar ne futbolė, ar ten Žalgiris laimėjo 99, kaip ten kas laimėjo, niekam neįdomu, ar kokį ten žaidimą žaidėjai, ten po 1000 kiek metų nieks ten neprisimins, koks tu ten buvai, koks tavo požiūris buvo, tik tais pamatys tą, žinai, daugumą visi pamatys, kad paimiai ar nepaimiai, koks tu, ir viskas. Ir dėl to reikia neleisti laimėti. Neleisti laimėti, Dabar Rusija laimi. Vargsta. Jeigu jų tas tikslas yra kuo labiau didėti. Bet jie ne to tikėjosi. Ne to tikėjosi, bet jie vis tiek laimi, žinai. Didžiulę kainą, bet jie laimi. Vyksta kova, negali pasakyti, kad dabar yra pergalė. O jeigu, žinai, po 50 metų gali, nežinau, sugriūna visa, žinai, nes, toks yra kiekis žmonių mirė, žinai, ar ten, nežinau, užpuola juos, kinai kokie užpuola, žinai, reikia jiems plėsti, žinai. Ir tu, pavyzdžiui, ir pralaimėjo, žinai, tas sakytų, kertinis momentas, jie pradėjo tą karą Ukrainai, daug prarado ir kertinis momentas buvo. Bet čia jas daug ko pritem galima. Žinai, bet tu nežinai, kas būtų už 50 metų. Jo. Bet žinai, dažniausia istoriją žiūrint, tai sakytum, ar taip, rusai vis tiek čia, Grybai. Grybai ne grybai, bet jie padarys savo, žinai. Jie turi savo tikslų, bet juos reikia sustabdyti. Nes kaip ir tas žmogus, kuris siekia savo tikslų, eina per galvas, kažkas jam turi pasakyti, žinai, ir sustabdyti jį. Lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Visada. Jo, bet yra dalykų, kuriuos reikėtų padaryti. Tiesiog. Jeigu tu esi... Kažkas turi atsirasti, kuris, pasakytų, ne, stop. Bet labai sunku. Jo, jeigu tu neturi jokių pareigų, bet tik tai galvoji, kad va čia viskas man priklauso, žinai. Jo, bet žinai, pavyzdžiui, tarkim, dabar pasakykim ne, žinai, ar va tokį, žinai, nušautum. Bet ant kiek yra tas sunku, jeigu dabar įsivaizduotum, būtum prezidentas, sakytum, davai viską nušaunam, jokio skirtumo. Ir tu sakytum, davai nušaunam, jokio skirtumo, paaukokim viską, bet svarbu dabar parodom, kas mes esam. O jeigu tu žinai, kad tai yra maža rizika, o jeigu tu biški suerzini, gal nušauni ir paskui netyčia dronas įskrido į Rusijos teritoriją, tarkim, į Kaliningradą, tarkim, jie gali pritemti taip, tu net gali nepadaryti taip, bet jie gali pritemti ir tu, o jeigu tu paaukoji, tada 3 milijonai gyventojų Lietuvoje yra ir jie tada, ir užpuola Lietuvą dėl to sprendimo. Čia yra tokia didžiulė atsakomybė. Yra esminis dalykas, kad, visada tu sveri ant svarstyklių, žinai, yra 1, 2,
3 pasirinkimai ir, nu, vienas iš tų pasirinkimų būna, kaip tu sakai, žinai, kad, nu, jeigu aš netyčia ne tą pasirinkimą priimsiu, kita pusė gali tai priimti ir, nu, gali eskaluoti visiškai dalykai. Ir to gal laukia, žinai, vienur, kitur bando. Gal net laukia, jo, Taip. dėl to gal net ir tas provokacijas kelia, kad, nu, okei, tu vieną netinkamą žingsnį padaryk, man to užteks, okei, tipo, kaip mieste ten bachūrai, stumtelk mane, žinai, nu ir važiuojam tada. Jie tik ir laukia, žinai, tą. Ko žiūri? Ne tik, kad jie to, ko žiūri, jie tiesiog ramiai gali būti. Ir žinai, kai būna kažkas prisikabina, ir tik laukia, žinai. Užtenka kažkokios, tiesiog preteksto reikia. Čia grinai lygiai ta pati situacija. Taip. Ir aš žinau, kad, pavyzdžiui, aš esu ir toks, žinai, biškai mėgsta erzint, žinai, žmonės, žinai, mėgsta, ir mano pusbrolis ir, žinai, mėgsta paerzint. Ir aš žinau, kad jeigu tu erzinsi žmogų ir jis tau nesakys, nu, ką čia erzint, žinai, bet jeigu nors biški užsikabini ar ką, ir tu, biški, ir tu kabiniesi ant to, eskaluoja, taip. Ir tu, kad, ir čia lygiai tas pats, žinai, tu gali kažkaip pritempt, jau matai kažkokią reakciją, kažkokią, ir tu gali pritempt, žinai, kaip būna, tarkim, esi nekaltas, bet jeigu kažkas norės, vis laik gali ras kažką, žinai, va tokį, jeigu gali turi, tu vis laik kažką gali ras. Ne, aš pradėjau. Tai va būtent, ir lygiai tokioj pačioj situacijai, tu čia gal kažką bandai provokuoti, kažką, o tas žmogus gali priimti taip, jam to ir užtenka, žinai, taip. O jeigu jis neturi daug ko prarasti, ar ten, nežinau, nu, kaip Rusijos situacija, ten tų žmonių, jiems tas resursai nėra gal labai svarbus, ar ten ta ekonomika biški nukritus, jiems jeigu nėra labai svarbu, nu, o ką jie praras, žinai? Nu, čia tiesiog grįžtam prie principų, kaip tu įsivaizduoji tą šalį, žinai. Jeigu tavo tikslas plėsti teritoriją, tai tu bet kokiu atveju ir bet kokią kainą tą darysi. Jeigu tavo tikslas yra kurti geresnį rytojų, tai tu darysi tą dalyką. Tai čia klausimas, koks tavo tikslas. Jeigu tavo tikslas, žinai, viską daužyti, naikint, bet vardant kažkokio tai tikslo, nu tai, ar matom. Ir visiems gadinė aplinkui, žinai, visą tą situaciją. Turim, ką turim. O žinai, gal jie tiesiog biški atsilikę, žinai, tuo metu dar biški, žinai, gal nėra tokio, kad nu, žmogų labiau požiūrį, žinai, gal biški toks. Aš tai dar norėčiau į šitą temą įterpti tai, kad aš gal net manyčiau, kad šiaip Europoje ir vakaruose trūksta tokių lyderių, kokius turėjom, kai, va, tarkim, kokia Dalia Grybauskaitė buvo mūsų prezidentė, kuri turėdavo tą tokią tvirtą... Sakykime, bet jinai turėjo tvirtą poziciją, nu, tarkim, Rusijos atžvilgiu. Nu, aš sakyčiau, čia yra sektinas pavyzdys visiškai. Ką jūs manot? Ne, nepritartumėt? Jo, bet žinai, jeigu būtų tokia panaši situacija, gal jinai būtų ir kitaip elgusi, žinai. Bet vėl... o ne prie Grybauskaitės. Taigi prie Grybauskaitės, kai Ukrainą užpuolė, ne? Aišku, bet žinai. 2014 metai. Jo, Grybauskaitė turėjo būti. Turbūt. Bet jos pasisakymai aiškus buvo, nu visiškai anti Rusija. Žinai kaip yra, žinai kaip būna, tu gali daug ką kalbėti, bet tavo... Ką darai? Visiškai, jo, žinai. Aš ir galiu sakyti, gerai, o ką jinai galėjo padaryti? Bet, žinai, aš galėčiau, žinok, jeigu Maikas Tysonas dabar ateitų iš tą kambarį, išjungčiau, žinai. Iki naujų metų būsi mašina. Net pažinsit manęs, būsiu raumenų kalnas, gali kalbėti. Bet klausimas, ar bus rezultatai. Bet čia faktų kalba. Bet tarkim, jeigu sakai čia dėl to Maiko Tysono ateisiu čia išjungčiau, žinai, ar kad ir ką, žinai. Jo. Bet kai pasirodytų jis, ar tai būtų iš tikrųjų, žinai, kitas dalykas. Tai va, tas ir dalykas, žinai, visi kalbėjo daug, o kai reikia daryti kažką, visą laiką tokie. Na gerai, bet mūsų atžvilgiu, ką galėjo kažkaip padaryti? Kokį impaktą galėjo padaryti, nežinau, kuris būtų pasijautęs, sakykime, plačiuoju mastu? Nu, bet tai žiūrėk, kategoriškas požiūris dabar yra, pavyzdžiui, Lenkijoje, ar jie numušė dronus? Man atrodo, numušė kelis. Pradžioje, paskui pradėjo, žinai, kas buvo, į vieną namą atsimušė dronas. Ir jie pradžioje sakė dronas, o iš tikrųjų iš Lenkijos raketa ten buvo. Nu tai va, tai iš vienos pusės žinai, bet yra tas, nu, kad numušt. O pas mus tai net, nežinau. Ką čia naudotas resursas? Nepamatėm. Realiai to dronas skrido, kažkur per pusę šalies nuskrido. Rado poligonų. Net nebuvo kalbos. Ne, bet apie ką mes kalbam, Lietuvos čia sistema, nu čia tie pinigai visiškai kitokie. Dabar kai visi sako, oi, čia tos 5% skiriam. Ir aš esu sakęs, kiek kartų. Džek,
tie 5%. Sukam ratus jau, man atrodo. Žiūrėk, sukam, bet tie 5% nieko nepakeis, nes tie pinigai yra kitas efektyviai išnaudojami. Net ne tai, kad efektyviai. Ir nėra tokie dideli tai karybos mastais. Kariniais mastais ten tie pinigai yra kosminiai. Ten, kad mes Lietuvoje su 5%, kiek mes čia 4 milijardus, kiek išnaudosim. Jūs neįsivaizduojate, tokie pinigai ten yra, ten to, kas susijęs su karu. Nu, ten, jeigu ten nusipirsi, nežinau, kokį naikintuvą, ten jau kainuos ten 100 milijonų ar kiek. Nu, jūs pamastykite, ten kitas pasaulis ten yra, nes tokiais biudžetais mums konkuruoja. Gerai, aš manau, gal reiktų mums jau susukti į plevelę šitą temą. Nes aš noriu pamiršti. Gal, aš noriu vieną gal dar paskutinį klausimą, kurio nepamiršau, kai dar sakei, užduot. Kaip manot, kaip mūsų, nežinau, gyvenamoje aplinka ir šiaip gyvenimas būtų, jeigu dar egzistuotų LDK? Jeigu būtume iki Juodosios jūros, kaip jums atrodo? Tik mes galbūt Rusija iki Maskvos, koks kontekstas dabar būtų? Ai, tipo, tada jau mes eitume į rytinę pusę. Tada mums žiūrėtų ir mes, žinai, gyventume. Mes agresoriai būtume, ir mes būtume to LDK ir sakytume, ne, tai mums reikia daugiau, žinot, apie ką? Ko čia? Net jie čia blogiukai, reikia toliau. Mes nesiuntėm jokių dronų. Ne, bet kai esi tu gyveni dideliai šaly, tai aš truputį pavydžiu. Sukuri kažkokį produktą, pavyzdžiui, ar dar kažkokį verslą, iš karto visai kitos galimybės. Resursų atžvilgių, visai visai kitokia ekonomika. Ir kitas to požiūris dabar, kaip, pavyzdžiui, lietuvių, žinai, kaip dažnai būdavo, kad, pavyzdžiui, nuvarai į Lietuvą ir, tipo, bandai ten kažkaip pasakyti, kad mes iš Lietuvos, taip toliau, žinai. Dabar aš taip, jeigu nežinai iš Lietuvos, what the fuck. Biškai toks susireikšminė, žinai, būna dėl to. Ne, aš iš Lietuvos, žinai, jeigu nežinai, tai grybas esi, žinai. Kur pusė Europos. Ne, bet aš esu susireikšminė, žinai, dėl to. Aš iš Lietuvos ir aš didžiuojasi, žinai, iš to. Ir, žinai, čia tas pats, kaip būtų, bet kai būna iš Rusijos, žinai, ir jie Rasija, bet tu žinai, kad kai žmonės iš Rusijos ir jie tą turi savo tą tokią aroganciją, ką mes esam iš Rusijos pačios didžiausios valstybės ir jie, tokie, žinai, turi jie tokią savo. Nu jo, tai manai, kad jeigu būtų LDK, tai būtume pasikėlę. Nu ir žinai, gal būtume tokia, žinai, kad mes dabar, žinai, kad dabar mes tokia, nu, ir dauguma būna, o dabar, sakytum, būtų svorio. Būtų gal tokia kaip aš, žinai, tokia, kad kaip tu nežinai Lietuvoje, žinai. Nu, tipo va tokia, žinai, būtų. Jo, bet truputį gal mums to ir trūksta, žinai. Kur norim visą laiką. Man tai netrūksta, aš tai visą laiką susireikšęs, nežinai Lietuvos. What the fuck, dirba. Bet daugumoje kalbant, trūksta truputį to, kad, žinai, labai. Kad mes bandom visiems įtikti, žinai, oi čia kalbėti. Ir čia jo, gal iš esmės ir yra ta identiteto, nežinau, spraga, kad jo, mes buvom tokie dideli, nu, istoriškai gal žiūrint ir mūsų ego sutraukt turėjo ir mes dabar tokie self-conscious. Jo, visiškai. Jo, mes tokie ir depresuoti, ir, bet ir šiaip tikimės mažyčiai ir taip toliau. Nežinau mūsų, prieš 500 metų, žinai, būtų pasakę, žinai, kiek čia, prieš 400, žinai. What the fuck? Alio. Užimsimis. Turėtume galios. Nu, jo. Tai ką, pertraukėlė? Pertraukėlė. Važiuot mašiną Kaune. Važiuojat ramiai. Ir prie Kauno pilies. Su kokia mašina važiuoji? Duok žmogui pabaigt. Alio. Su kokia BMW? Su BMW ketvirtu. Ar su galingu, ar labai, nu ką? Nu su gaidišku, kaip visą laiką. Kiam šlamštų. Klasikinio. Nu tai taip, kaip visi, na. Jo, kai visi standartiškas važiuoja ir prie Kauno pilies, bum, reidas. O tu truputį ir esi išgėręs. I see. Jo. Ir reidas, ir sako, pulskit į nuotolinį tą, bum, sako, viskas, dabar jau pulsit su tuo į normaliu. Gerai, sustoji su to bimbalu į šoną, puti normalų, 0,5 promilės. Per daug. Per daug. Sako, antras bus. Ir dabar jūsų yra momentas. Iki antro putimo. Jums reikia numušti. 15 minučių. Jo, ką jūs darot? Turi 15 minučių šitą? Jo, 15 minučių iki antro putimo. Ką jūs darot?
šoku breakdance, darau atsispaudimus. Atsispaudimus iš karto. Kažką darau, kad pradėčiau prakaituoti. Atsispaudimus, kokius sprintukų padarau. Darau tai, ko nesudaręs niekad per 15 minučių. Ne, 15 minučių. Nuoširdžiai mašiną bandau atkelti. Dirbu 15. Kaip nežinau, kas dar nėra matę tokią... Į nerį lendat? Pofik, jeigu leidžia, jo. Jeigu pamažins, neriu į bet ką. Jo. Nu jo, bet pasirodo šitie būdai ne visą laiką numuša promilį. Ne visiems net ir kartais pakelia. Sąmonė, nesuina logika, kaip negali būti. Turim pavyzdį. Kurių šį įpūtė jau. Tu kad neturi mašinas, kaip tu gali Ne. Kaip gali įpūtė? Wow, come on. Pirės gali. Wow, this guy. Ne, nu, aš faktas, gal, aš su dviračiu, blė, Gerai, sustabdo. jeigu dabar būtum, nežinau, pasiskrolinęs CTB vairuoja. CTB, nu, gerai. Būtum pasiskrolinęs Instagramą, ten dar kažką būtum matęs, kad Vairuoja Porsche. žymus komikas buvo... Porsche? Donatas? Nevairuoja. Okay. Galiu aš pabaigti, Porsche pradėjau. dviratis geriau, net ir Porsche dviračius daro. Na gerai, Nu, Donatas, sakyk. Nebenoriu. Tu pratęsk, žinai, ne? Iš čia. Ne, Per užsišykimą, čia mes turime mergą pakviesti. Mergaitę. Ein namo. Oi, čia kaip Nu, vaikai. Čia Ei, tik supūlės kamuolį žaisdai, kažkas nebuvo. Pasiemu kamuolį ir einu namo. Jo, Donatai tavo valanda. Jo, gerai, ačiū labai. Tai žodžiu, vienas komikas tiesiog buvo pagautas girtas už vairo, neturėdamas teisų. Patikslint gali? Lietuvis ar ne lietuvis? Jo, gerbiamas Markas Žukauskas. Aš nelabai. Juokingas vyrukas. Juokingas, jo, bet... Prisijuokavo. Užprikolino, bet tai baisiai. Tai pagavo, pripūtė pirmą kartą 1:13, kažkas tokio. Nu. Turėjo 15 minučių, sportavo irgi vyrukas. Kaip ir jūs panašiai sakėt. Panašius dalykus darė. darė. 1,3 pripūtė. Kaip tu gali? 0,2 promilių daugiau. Čia nesąmonė, čia Aš nelogiška. spėju, kad jis, kai buvo pagautas, jis dar buvo užpylęs normaliai. Pradžioj dar tik jis buvo Pradžioj ir užpylimo. jį pagavo ir tada per tą laiką Kilo. jis nieko neišdegino tenai sportuodamas ir jo kūnas, pasisavino dar daugiau alkoholio ir tiesiog įpūtė dar daugiau. O jis sportavo? Tai taip, per tas 15 minučių iki antro karto, iki antro bandymo, bandė išdeginti. Per mažai sportavo ir intensyviau. Neišprakaitavo nieko. Seniai pizda, aš būčiau sportavęs kaip Neskyla. Aš ten, nežinau, būčiau mašiną skyręs beleką. Ir bulia, aš nežinau, 15 minučių aš būčiau taip dirbęs. Aš nežinau, ar būtų veiksminga. Aš nežinau, ar būtų veiksminga. Bet klausimas, ar tai yra veiksminga? Ką aš žinau, aš nemokslingas. Alkoholis kiek ten turi irgi 7 gal kalorijas. Tarp riebalų ir angliavandenių, man atrodo, kur ten 4 ir 9 kalorijos, tai alkoholis 7 ir dažniausiai kūnas jį irgi kaip energiją naudoja, jisai toksiškas, man atrodo, yra mūsų organizme ir jo, kaip toksiškas, jo. Taip. Bet koks alkoholio kiekis. Ir prioritetas mūsų kūnam yra tiesiog pasišalinti. Jį dažniausiai jo naudoja kaip energiją. Ir aš manau, tai ir buvo tikslingas būdas, tarkim, naudot, nežinau, fiziniu aktyvumu jį išdegint bandyti, bet jo, aš spėju, kaip ir sakiau, jam nepavyko dėl to, nes turbūt turėjo rezervą dar, kurį organizmas skaidė ir tiesiog pasisavino dar daugiau ir, daugiau užvarė. Bet pirmas dalykas yra... Nepasisekė. Ja. Kaip... Aš nežinau, kaip tu dar, šiais laikais, kaip tu dar gali mąstyti, kad užgeri ir dar vairuoji. Žinai, suprašiau, jeigu būtų įpūtęs kokius 0,6, žinai, tipo išgeri gal vieną, gerai, 2 alaus ar 3, žinai, ir tu galvoji, gal praėjo, nepraėjo, gal kažką ten, žinai, ir tu dabar tokio, kiek čia, 1,3, ne? Antrų bandymų 1,3. Tai va, 1,3, aš nežinau kiek čia, bet aš įsivaizduoju, čia turėjo būti nemažai, tipo, čia nebuvo jau čia. Žiūrėk, tu realiai žaidi loteriją. Jeigu tu tuo pačiu maršrutu, tarkim, kiekvieną dieną važiuoji ir numatai, kad dažniausiai nei ten kokio radaro nėra, nei ten pareigūnai, tai kokį reidą daro. Prie ko čia radaras? Atsiprašau. Ne, čia tiesiog matai tendenciją, kad tavo maršrutas yra dažniausiai,
nesaugomas, sakykim Bet taip. per ko nesaugomas, tai tu saugai žmonės aplinkui, kad Jo, tu bet čia nebūtų tas ir yra. avarijas ar kitų Gal tu savim nenuskintum. pasitikė taip, kad, aš išgeriu, aš galiu vairuoti, mano koordinacija, viskas ok yra, kodėl aš neprimsiu tos rizikos. Bet žiūrėk, tu būdamas tokiu žmogum, tu prisėmė didžiulę riziką. Taip. Tu taip. kažkas Ir atsitiks, tokių žmonių jau tu begalė. būsi teisiamas. Faktas, Tai va, visiškai. kaip šitoje atveju pagaus, tu būsi Taip. žiauriai teisiamas. Taip. Tiesiog pasim kažką. Aš tai grinai pirio pusėje, bliam. Ir ypač jeigu tu ten, ar jis pinigų turi ar neturi, visi jau komikas jau žinomas jau. Tipo, Turi. turi, tau Daugiau nei nereikia tu, manau. darbo dirbti nuo 9 iki 5. Čia nėra sunku, aišku. Bet, Lauksim tavo stand-upo. ne, tai čia, bliam, bet ar jis iš tikrųjų toks jau... Jis geras, juokingas. Ne, bet ne tai, kad juokingas, ar jau iš Gerai, tikrųjų top toks... kiek Lietuvoje tu sakytum? Top 10. Top 10, aš sakau Gal Lietuvoje. top 5, aš net sakyčiau. Ne, gal ne. Ne, Gerai, bet- bet bet- top 10. Gerai, Aš bet manau. ar Lietuvoje tas top 5 ar top 10, bet aš norėjau sakyti, kad piniginė vertė, ar jis yra toks jau milijonierius ar ne? Nemanau, kad milijonierius. Bet link tos pusės eina, kaip suprantu, iš pasakymo. Aš sakyčiau, gal yra paprasta kategorizacija, jeigu tu darai savo solo stand-upus, jau tu esi solid lygį. Jo. Jis buvo savo šovą, ne? Taip, jeigu tu vienas varai ir Jo, atvaro ten jo, kažkas tave apšildyti ir tada tu savo main darai eventą, tai tu turėtum jau normaliai vyrinti. Jau neblogai, tai Taip, čia taip, ir jis viršutinė. vienas iš tų yra. Taip. Lietuvoje profesionalas Taip, jau pakankamai rimtas, jau čia nubliamba. viršutinė lentyna, tikrai. Jo. Faktas. Tai ką tu negali ten susimokėti boltui, kad ir labai toli tą kelionę, kiek 2 eurų. Šiaip jo, ir šiaip keista, tipo, birukas net teisų neturėjo, kaip suprantu. Aš galiu pasakyti, well deserved, kai tada. Kodėl? Tai jeigu šūdą mali ir šūdą gauni, tai ką nori. Čia mano toks pasakymas yra. Bet Šūdą jūs mali, nežinot, šūdą That shit gauni. get banged. Ne. Šūdą mali, šūdą gauni. Kurioje Lietuvos vietoje nežinot? Shit get banged, fuck. Kurioje vietoje pagavo? Gal nėra bolto ten? Jeigu kokiam kaime. Va, labai geras bet klausimas. Bolto Man atrodo, galima. gal Vilniui kokiam iš vis net. Šiaip nežinau, labai aklas Ten spėjimas. tikrai- Čia yra ir Bolt, ir koks Jo, lenkiškas. ten viskas yra. Volts kažkoks yra. Volts kažkoks lenkiškas, net yra ir Ne, rusiškas. šiaip nežinau. Vilniuj Nežinau čia? kur. Nu, taip, taip. Nežinau. Yra? Nežinau. Važiavęs? Volts yra. Važiuos. Bolts yra ir tada yra koks rusiškas gal kažkas. Lietuviškai ten reikia mokėti, kai su to važiuoji. Lenkišku. Yandex. Pavežėjai. Lietuviškai? Privaloma. Jeigu lietuviškai nemokė, gali ir Boltą vairuotojai išjungti. Bet Lenkijos toj bendrovėje dirbi, tai kam tau lietuviškai Mokėt. mokėti? Tu Lietuvoje esi. Ok. Labai paprasta. Bet nebuvo gal. Bet čia nepasiteisino. Gerai, Ne, ne. toliau. Čia pereinam prie net šito. nėra visiškai, tipo. O jis gerą mašiną vairavo? BMW. You tell me. Ar tai Reikėjo yra net gera neklaust. mašina? Reikėjo net neklaust. Na, kur... Tai gerai, kad Klasika. Tiesiog klasika. Ne, bet tokie alvonai drino, kad jie blogą Teršia reputaciją visiems. reputaciją, taip. Pabūtent. Aš net... Rodai posūkį. Bet pabūtent, žinai, kas yra, aš ant tiek esu prisižiūrėjęs tų visų blogų tokių klipsų, ar ten tiek daug stereotipų, kad aš būna net ant tiek bandau rodyti, žinai, kaip, pavyzdžiui, ten kažkas... Gerinti reputaciją, nebandai. Ištaisyti. Ne, pavyzdžiui, žinai, jau pasistatys kažkas šaligatvį ir tu bandai aplenkti, žinai. Ir aš stengiuosi kartais, kad net į kairę bandau aplenkti ir į dešinę bandau ant tiek, žinai. Ir aš šiandien, kai dabar labai gerai atsimenu, pas jūs tą bandžiau prisiparkuoti, čia į kairę reikia pasukti ir čia jau yra po šlagbaum šita visa airija. Ir aš parodžiau kairę posūkį, nes aš galvoju. Aš negaliu patikėti tuo. Netikiu. Ant tiek, žiūrėk, aš sakau, yra gerų. Ar jis vairuoja BMW? Yra gerų vairuotojų, tiesiog, kad kai kurie tokie, taip. Once in a lifetime. Ne, Bet once gerai, in a kad jį lifetime. pagavo, nes būtų dar kokią stotelę nunešęs. Palaikyk mano alų. Jūs tai, aš galiu pasakyti, kad jūs tai yra su tom statelėm ir BMW, tai čia aš nežinau, čia kaip kalėdos yra. Čia, žinai, kaip yra. Taigi ranka Ne, plauna, čia žinai, kaip stotelės yra. ir BMW. Pala, čia žinai. Vienam sakiny visada eina. Čia kaip yra kūčios ir kučiukai jūs, tai BMW ir statelės. Faktas. Facts.
Tai dėl to ir gerai, kad yra tokie reidai, kur pagauna tokius veikėjus, kurie nerodo posūkių, kurie užkišinėja, kurie privažiuoja prie šiknos ir mirksi tau, nes jau jie, kairį posūkį rodo, jau nori lenkti. Ne, bet nusipirkit normalias mašinas. Ką jūs čia antroji juostai velkate? Bet aš negaliu pakęsti tokių žmonių, žinai. Tu vairuoji antroji juostai ir nėra, kad tu velkiesi, žinai, pavyzdžiui, prieš tave kažkokią mašiną, žinai. Važiuoji pagal nustatytą limitą. Jo, 130 autostradų antroji juosta. Nu. Aš tai sakyčiau, tai pasitrauk vis tiek. Prasideda. Bet žiūrėk, man kame nepatinka dalykas, kad ir kokią mašiną, ir aš vairuoju antrą juostą ir prieš manį yra mašina ir aš, kaip aš ją paskuminsiu, ir už manęs yra, ir už manęs pradeda mirksėti. Arba tik į antrą juostą iššokį ir už tavęs iš karto jau lenda, žinai, ir į antrą juostą iššokį ir iš karto ten prie pat šiknos, ten prieš 2-3 metrai, žinai. Kokia čia markė būna? Belė kokia. Bet dažniausiai kokia. Paskutinį kartą, kai važiavau, buvo Audi. Balta ir mėlyna. Audi. Jo. Vokiškas brandas toksai. Tai vokiškas Audi, buvo. Prasideda. Volkswagen. Labai vokiška buvo Volkswagen tada. Nežinai, ką dabar padarau? Kairį posūkį parodau. Tu suprastum, pavyzdžiui, už manęs važiuoju prie šiknos, aš kairį posūkį parodau. Taip, gal bandai lenkti ar kažką? Bet žiūrėk, man tai nepatinka. Žiūrėkit, kaip bent jau aš kaip įsivaizduoju, mano pasaulyje kaip būna, kai tu bandai agresiją rodyt, BMW pasaulyje. Ne. Wow. Ne. Okay, važiuoju. Bet žiūrėk, jeigu tu bandai agresiją rodyt, tai aš atšaunu tau agresiją. Ne tai, kad agresija, bet mane kaip bando, pavyzdžiui, šviesuo, ne? Ir prieš mane kažkas yra. Kaip aš tau žmogų tą kitą pagreitinsiu, aš tiesiog važiuoju. Ten kokį... stabdžius, ne? Ne, tipo, būna, žinau, bišį pračiekinu jo. Tipo, jeigu šūda mali, prieš mane važiuoju kokią mašiną, aš kokį normalų atstumą palaikau, ne tik, kad prilipęs prie kokį 5 metrų, žinai, tarkim. Ir aš palaikau tokį normalų atstumą, kad, tipo, ką man, nes man labai yra įstrigęs, mano teta buvo, žinai, važiavus autobane, žinai, kažkada. Ir jinai sako, aš vairuoju. Tipo, teta ir čia juostą autobane ir sako, ir už manęs tie žmonės visi, sako, atstumą gerą laiko, žinai, tipo, nėra prilipę prie užpakalio, žinai. Ir sako, vis nesupratau, tipo, persivilkėjo į antrą ir, tipo, jie bum ir pralėkė, žinai. Ir aš, tipo, kiek laiko supratau, kad jie palaiko tą atstumą, kultūrą visiškai kitokią, kad jie pamato, palaiko atstumą, pasitrauks, tada nulėksiu. O ne tai, kai Lietuvoje 3 metrai nuo mašinos, pradeda duoti šviesų ar ką. Ir ta yra, kai aš sakau, kad agresija iššūkdo agresiją. Ir aš tik pamatau tokius, patikėk manim, jeigu aš matau tą agresiją. Tiesiog natūrali reakcija, kad tokius gesinti reikia. Taip, ir aš iš karto, ir aš iš karto, gal čia nėra geras mano dalykas, bet aš iš karto, kas tu čia per vienas, ir aš tada... Man šviesų duodi, ar ką čia prilipęs, seni, tikrai nesitrauksiu, visą deramą pagarbą tau tikrai nesitrauksiu. Bet žinai, kaip būna, bet jeigu žinai, kaip būna, pamatai, kad šviesas duoda ten iš kelių šimtų metrų atgal, žinai, matai, jau už toli, žinai, duoda, tada aš pasitraukiu, nes žinai, kas yra, bet aš matau, kad ar žmogus skuba ar ką, ir jis man iš karto iš anksčiau pasako, ir aš tą turiu laiko, ir bum, ir pasitraukiu, bet kai tu prie pat manęs ir toks lendi naglai, žinau, seni, taip nebus, aš tada ir stabdžius patikrinsiu tavo, žinai, bet, ne tai, kad, gal kažkiek avarijos niekada nesuturės, bet aš patikrinsiu, jeigu tu šūda mali ir tu gausi tą patį, žinai. Aš pritarčiau, vienintelis atvejis, kai tai galima pateisinti, jeigu žmogus tikrai skuba. Ir kaip tu sakai, iš anksto jau rodo, kad tu, plemba, davai pasitrauk, žinai. Bet žinai, ir aš atsimenu, žinai, kas yra, man yra buvę, lygiai tas pats, aš tą suprantu. Aš esu važiavęs, kaip bišį rimtesnę mašiną turėjau, ir atsimenu. Kokią? Ir aš esu bišį rimtesnę mašiną turėjęs, ir aš atsimenu, ten porą šimtų metrų, ten keli šimtai, porą šimtų metrų. Ir aš atsimenu, jau duodu šviesų, nes aš žinau, kai noriu įsibėgėti, kad, tipo, aš jeigu čia duosi šviesų iki 100 metrų, tu nepasitrauksi. Ekonomiškas vairavimas. Taip, žinai, ekonomiškas, aš laikau.
pasidarau atstumo, palauk, kol visi nuvažiuoja, bim, varau ir aš tą atsimenu duodavau šviesų iš toliau ženkliai, kad jos spėtų pasitraukti. Jo. Nes, tipo, nu, čia ką aš imsiu ir ten prie pat, žinai, nu, ne faina. Aš nenoriu taip daryti žmonėm, tai ir man kodėl turi, žinai, daryti. Ir aš atsimenu, opa, iššokiu į antrą juostą. Bum, jau matau, iš karto pradedu važiuoti, bum, šviesų, kad tipo pasiruošta ir aš tada jau rūkau, nes aš, nu, ten 1-2 ir aš jau prie pat būsiu, nu, tai, nu, man ir iš savo pusės, kad aš nespėsiu labai įsibėgėti ir... Nu, bet čia grįžtam prie elementarios vairavimo kultūros. Važiuoji autostradą. 130 yra legalus greitis, ane? Leistinas. Lietuvoje visi +10 važiuoja. Tu važiuoji 140 ir atvažiuoja toksai bimbalistas 150 ir jisai man mirksi šviesom, žinai. Kažkas save mato. Tai aš esu vairavęs, kai vairavau rimtesnę mašiną. Ir čia jau 100 metrų mirksiu tokiem grybom iš karto. Aš vairavau Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, galiu pasakyti, kad Lietuvoje. Virtflex. O su kokia mašina vairavai? Nesu rimta. Bet nesu BMW? Nesu BMW. Nes aš apie kultūrą. Kultūra Lietuvoje yra prašiausia. Ir by far. Bet seniau buvo blogiau. Aš manytum, kokia Rusija dar būtų blogiau. Ką tu pasakė apie autobanus? Tiesiog žmonės supranta, kodėl ten yra mažai avarijų, nes visi supranta tas dalykus. Lietuvoje yra prilipimas. Bet aš manau, seniau blogiau. Ten tom šviesom mirksėjimas. Aš tai dėdu ant stabdžių ir aš patikrinu, žinai, arba specialiai. Bet nesakykit, mes tobulėjom, seniau tikrai blogiau buvo. Blogiau, nes jie rusinas, aš sakyčiau, kad tai rusinas sovietinės mentalitetas. Jie pradeda suprasti, jie pradeda matyti, nežinau, kitų vietoj save, kur, nu, tipo, ir mato, kad, blemba, gal žmogus tikrai skuba, man čia mirksi, aš pasitrauksiu, nu, ta prasme, mes tobulėjom. Bet tada nieks nemirksi, seni. Tu važiuoji, trečia, antra juosta, jisai privažiuoja, laukia, kol tu pasitrauksi. Ten nieks nemirksi, čia nėra tokių dalykų, kad ant buferio tau sėdi ir mirksi šviesom. Aš negaliu pakęsti, jo. Čia atrodo, kur tu skubi, tai kas tau yra? Ne, bet ne tame esmė, kad ne tame skubėjime, bet kai aš pamatau, kad prie manęs prilipęs ir ten, žinai, duoda šviesų, man tiesiog tą agresiją, nu, tipo, tu prie manęs prilipęs, kas man nėra jau saugus atstumas, aš nenoriu tos avarijos padaryti, kad man iššikna ir man tokį ir agresiją, instinktą tokį, kad ko tu prie manęs taip, nu, pats kažko nori, nu, tipo, pats prievartauju mane, žinai, va tokį. Grėsmę kelia. Pats grėsmę man keli, nu, tai ko tu nori iš manęs? Aš vieninteliu atveju tą pateisinčiau, jeigu autostradoje 130, aš važiuočiau 100, 110, 120. Aš tada suprantu, kad aš antroji vietoje, aš antroji juostoje tikrai nepriklausau. Bet tokiem aš neduodu, nu, tipo, man nesąmonė. Bet jeigu aš važiuoju 100 kiam, pavyzdžiui, ir aš lenkiu fūrą, atvažiuoja 100 šiam ir jis man duoda šviesų. Žinai, kas yra, čia labai geras pastebėjimas. Labai gerai išstingu su tam. Jeigu kažkada man bus tokia situacija, kas tikrai, manau, bus, aš ir tada nestabdysiu vėl. Aš, žinai, vis laik būdavo, kad jeigu kažkas prie manęs labai arti privaro, kad ir koks greitis, man tipo jokio skirtumo, bet dabar pagalvojus, jeigu tu varai 100 kiam ir tu vis tiek bandai duoti kažkam šviesų, bet čia nesąmonė, jau čia prieš visus mūsų įstatymus. Tu mane skatini laužyti taisyklės. Jo. Aš ir tai 100 kiam važiuoju. Faktas iš tikrųjų, jo. Tai aš visiškai to nesuprantu. Ne, bet aš... Ir kai pavažiuoju užsienį, tada supranti, kad čia nėra normalu. Bet nėra vien tik užsienį. Žiūrėkit, dabar galiu pasakyti, važiavom Čekijoje, man atrodo, labai. Tik tais esi kitoj juostoj, ane, kur turi būti didesnis greitis. Iš karto gauni šviesų. Iš karto nėra, kad Lietuvoje ne visi duoda. Taip, o kad velkėsi ar kas? Iš karto gauni šviesų, taip. Ir aš atsimenu, kiek kartų buvau ten ir... what the fuck, žinai? Tipo, kaip čia, ką tu čia per nesąmonės? Ir mane aplenkdavo ir paskui, žinai, pasitraudė ir tada bum, šviesų aš jam iš karto, žinai. Ir tada, žinai, su Sauliu važiuodom, nu, su mano dėdė. Ir vis važiuodom ir jis man tas sakydavo... Nu, jis ten, pavyzdžiui, yra ten...
buvęs daug šalių ir jis yra kiek supratęs, man ir sakė, sako, kad ir kokioj vietoj tu esi, turi prisitaikyti prie tų žmonių, žinai, tu nepakeisi jų. Ir aš tą supratau, kad aš važiuoju, nuvarau tą antrą ar trečią kokį juostą, ten 4 būna, man ten duoda šviesų ir jokio skirtumo, ten prieš mane kažkas būna, ne prieš mane, aš darau tą greitį turiu, koks reikia, ar kad ir greitesnis. Ir aš supratęs, kad tu nepakeisi tą tokią kultūrą ir tu turi prisitaikyti, žinai, tiesiog pasitrauki ir viskas. Bet aš norėčiau, kad pas mumis būtų ta kitokia kultūra, būtume labiau normalesni negu čia kažkokia Sovietų sąjungos, tokie, BMW ar ne BMW, kažkokie tokie bahūrai, žinai, kad čia tipo kas pera, žinai. Ne, va būtent aš manau, kad Lietuva mes esam labiau ne tai, kad prie rytų, o gal labiau prie vakarų, kad tokia mes esam ir šiaip iš savęs tokie santūrus esam pakankamai žmonės, žinai, ir va būna, kad tokie, kad kurie lipa per galvas labai tokie, kaip sako, kas lipa per galvas daug pasiekė, žinai. Aš nežinau, ar visur visose šalyse šitas aplaina, bet Lietuvoje tai labai, žinai, kas lipa per galvas, tai labai, žinai, gali daug pasiekti, žinai, tas. Jo, bet čia, žinai, yra momentas, aš sakyčiau, su ta pačia kultūra, žinai, jeigu tu nori suprasti kitą, tu turi matyti tokį platesnį, nežinau, kontekstą. Tai kaip sakai, kad, okei, tarkim, aš važiuoju, aš galiu pasitraukti, tu turi būti buvęs, nežinau, kitose šalyse, va kaip ir sako. Okei, pabuvo kitose šalyse, matė, kaip tenai, nežinau, dalykai vyksta, tada tu grįžti čia ir matai, kad, yra logiški sprendimai tam tikrom situacijom. Tie, kurie, tarkim, pas mus yra, sąlyginai, tarkim, nežinau, klasikiniai BMW vairuotojai, kurie būna tik tai savo, nežinau, burbule gyvenantys arba neišvažiuojantys iš, nežinau, Lietuvos, gal, sakykime, net sienos ribų, jie turi irgi savotišką mąstymą ir jie nemato platesnio konteksto, kad, gal man reikia pasitraukti, gal man nereikia agresyviai kažkaip važiuoti, žinai. Tu turi matyti platesnį, žinai, vaizdą, tu turi turėti kažkokios patirties, nežinau, svečiose šalise, kad tu žinotum, kokį tinkamą sprendimą tam tikroje situacijoje prisitaikyti prie jų. Taip. Tas prisitaikymas iš to ir ateina. Ar tu prie jų, ar jie prie tavęs turi prisitaikyti? Jo, tu turi vėl situacijos reikalas. Jisai bimbalistas ir galvoja, kad Slyva ar Batmanas yra geriausia mašina. Ne, bet jeigu tu kodėl aš turiu prie jo prisitaikyti? Bet jeigu esi toj šalyje, pas juos toks standartas, o turi prisitaikyti. Duoda šviesų, neduoda šiam, jeigu aš lenkiu fūrą. Aš vienintelį šviesų davimą pateisinu, jeigu aš antrą juostą važiuoju ir pirmoji juosta tuščia. Tada aš pateisinu šviesas. Tu tiesiog pasitrauki laisvą juostą. O dabar jeigu pasakytum, kad, pavyzdžiui, jeigu 100 tram greitis, ane? Ir tu išvarai 110 greičių Lietuvoje, tau duoda šviesų ir, pavyzdžiui, Vokietijoje tau neduoda šviesų ir ten, pavyzdžiui, Čekijoje ar kur ir duoda šviesų. Bet tu supranti, tu dabar apibendrinai tai, kas yra, žinai, kai yra kažkokie nesutarimai, tam ir yra mūsų įstatymai ir mūsų taisyklės, kad jie apibendrina ir jie sukuria tam tikrus rėmus, kaip reikėtų mums elgtis. Aš važiuoju ten antrą juostą, maksimalus greitis 100 tram, aš važiuoju 110. Akivaizdu, kad tas, kuris biški greičiau važiuoja, jisai yra teisus, jeigu man iš galo ten, nežinau, šviesom mirguliuoja. Tai, ta prasme, tie įstatymai ir taisyklės yra sukurtos tam, kad, mums sukurtų žaidimo taisyklės, pagal kurias mes turėtume žaisti. Ne, bet aš sakau, priklauso nuo situacijos ir priklauso nuo žaidimo. Bet čia visada. Skirtingose vietose skirtingai gal reikia, žinai. O būna daug tokių situacijų, kur fūra lenkia fūrą. Pavyzdžiui, autostrada. Nice. Va, čia tai aš negaliu pakęs, kad ir kokių šalių. 9 važiuoja, iki 110, kita 9. Tarkim. Ir daug šviesų nedavęs. Vis tiek bus tas pats. Lauksi 3 valandas, kol aplenks. Aš mėgėjęs duoti tokiem žmonėms šviesų ir papypsinu. Bet aš matęs nemažai ženklų užsienį, kur leidžia sunkiasvoriam transportui važiuoti tik tai pirmą juostą. Nežinau, kodėl Lietuvoje, pavyzdžiui, autostradai tokių ženklų nėra. Dar nepriaugom. Dar nepriaugom. Bet aš manau, kad, kas ten tai fūrai? Važiuoja ir važiuok tu ten. Aš dabar žiūrėk, kokį buvau daręs. Aš, jeigu netingiu ir labai jau neskubu, jeigu važiuoju ir jeigu po tų rusiškais numeriais, ir jau čia gali. Ir čia jau gali sakyti, kad oi, blet, antirus, hujus. Tęs.
Visi suprato jau. Antiruskų jūs, ble, tiek ištremtų žmonių, ble, tiek žmonių yra mirusių dėl to supistos Rusijos. Nahui, ble, nesąmonė, ble, faktas, kad antirus. Kai kelsim vidosą, bus cenzūra ir tas toks Jo, uždėsiu ant savo video esu uždėjęs. Visokį. Gerai. N18 friendly. Ne. Nu, tęs, ką tu darai? Ir aš pradedu už nugaros, pradedu šviesom, kad ir fūras, pradedu biški, nėra kad labai piktybiškai, būnu, žinai, biški pačekinu stabdžius, bet nėra labai piktybiškai, aš, nu, kaip čia pasakysiu, kažkiek ir tolerantiškas, kad šiek tiek, kad parodyt, bet kad ir nesukurt avarinės situacijas. Bet aną kartą važiuoju čia, fūra, rus. Ok, tu kurmi. Išlekiu. Važiuoju. Iš nugaros, šviesu į priekį. Stabdau, bando jinai mane lenkti, bum, pagreitinu, žinai. Ir vėl, bando, pagreitinu. Važiuoju čia, nu tokia porą minučių. Jis mane aplenkia kažkokiu rus numeriais, bet lengva mašina. O, tu kurvi, dabar prie kito, žinai. Baim tą aplenkiu. Ir vėl tą patį, žinai, darau. Ir žinai, kiek aš galiu daryti, nu tiesiog atsibosta man, žinai. Ir tiesiog, nu paskui nuvarau, bet aš jiems leidžiu duoti, žinot. Bet aš kažkas mačiau Facebook'e, fuck, jis sušėrė, žinai. O gal man reikėtų taip, žinai. Bet kaip tu pamatysi, jeigu aš fuck, jis sušėrsiu, kaip tu ten pamatysi, žinai. Pūra per aukštai. Bet ir nepaprasta mašina. Nu jo. Arba aš turiu susilygint, tikriausiai kažkas už manęs bus, bandysiu kažką sustabdysiu, bet kam čia man dėl kitų, žinai, daug pastangų reikalauja. Nu bet sukailė avarinės situacijas, tai nežinau. Jo, bet stengiuosi. Ne, nėra, kad aš ten dedu ant stabdžių taip, kad, žinai, aš tiesiog noriu parodyti. Gal ir gerai, kad tu parodai tą poziciją, žinai, bet gal ne tokiu būdu, žinai, kur ten. Taip. Nes sukuri tą tokį ir kitiem tokį pavojų, žinai, tą fūrą mesis iš šonų, nes bet jinai aš norės... stengiuosi, kad aš šiek tiek biški, kad tiesiog, kad jinai pajustų, bet ne tai, kad, žinai, kaip su tais dronais, kad jie pajustų, kad aš čia kažką darau, bet nieko rimto, žinai. Na jo. Nu, bet jinai, kad rusiškais numeriais, tai nebūtinai, nu, čia žinai. Ai, bet, nu, aš negaliu. Aš žinau, kad aš vis laik būdavau toks, kad yra ir gerų žmonių, ir mano senelis. Nu, apskritai žmonių yra, kad... Kaip čia? Toks prilaikantis, žinai. Ne. Nekomentuosiu, bet yra prilaikantis žmonių, kad tipo, oi, čia yra ir gerų žmonių, ir aš suprantu, yra. Palaikantis Rusijos, nu, ta prasme, kad yra gerų žmonių. Va būtent, kad yra ir gerų žmonių ir taip toliau, žinai, ir aš suprantu, ir yra gerų tų rusų ir taip toliau, bet mane, ir aš esu šiaip pozityvus žmogus ir nesu labai kažkoks agresyvus, nu, minimaliai. Ir... Aš žiūrėsiu viens kitą. Bet yra kažkokia dalis, kad jau pradeda mane tiesiog piktint. Žinai, kaip būna taip, sako, kad kai ramus žmogus po biškį dedasi ir gali sprogti. Ir man bet toks... čia, žinai, kur nu, tiesiog nustatytų ribas. Ne tik, kad man riba yra, bet man tiesiog po biškį pildais ir tu jau pradedi pasiekti, kad, pavyzdžiui, ten rusiškai, ten žmonės specialiai nekalba lietuviškai ir N dalykų, dabar nesumastysiu, bet N dalykų yra ir tu galvoji, kad, nu, jau per daug, žinai, ir man tiesiog va iš tos dalies yra, kad man jau viskas, man jau užtenka, viskas, jau nebenoriu. Ir tikrai yra, aš surašiau kokių gerų rusų ir aš tikrai gerai suprasčiau ir bandyčiau ir palaikyti ir padėti jiems, bet šiaip kaip daugumai ir kai žiūriu iš toliau biški, man toks tiesiog kraujas verda, jau pradeda. Nu, gal čia yra kažkokios propagandos tikslas Lietuvos ir pasiteisina, žinai? Ne, tai tas viskas gerai, žinai, kad tu supranti tą situaciją, tu supranti to žmonės ir taip toliau, bet ar keliai yra tinkama vieta tą išreikšti, žinai, neapykantą? Man jau jokio skirtumo, žinai. Aš jau tokioje situacijoje sakau, kad man jau viskas. Nu jo, bet jeigu ta rusiška fūra mesėsi į šoną ir bandydama tave aplenkti ir nudaužti lietuvį kažkokį. Bet aš sakau, kad aš labai draugiškai ir po biškį, kad tiesiog bandau parodyti, o jeigu aš tiesiog iš tikrųjų dėčiau, nu tai tikrai jau būtų tragedija, nu tai iš karto jau ten, žinai, kokiu greičiu, iš karto jeigu dėčiau pilnai ant stabdžių. Nu jo, ten visai būna tokia draugiška, nu ne tokia draugiška, bet
suvaldoma situacija, žinai, aš nenoriu įdėti žmonės į kažkokią ten labai... Nu jo, tai tas svarbiausia. Proto ribose. Jo. Bet tai žinai, kas yra, jeigu iš tikrųjų mano yra blogas sprendimas, bet sakau, jaučia mano emocijos perėjimo mane ir aš tiesiog, sakau, tas pyktis visas mane jau dega ir tiesiog... Nu jo. Gaila, bet ir negaila tuo pačiu metu. Bet žinai, aš vis laik galvoju, o gal čia esu kažkokios propagandos mūsų dalim ir taip toliau, kad čia, žinai, nemėgtų rusų ir taip toliau, žinai. Bet žinai, aš tą visai pagalvoju, kad kiek tų yra mūsų ištremtų, kad ir per paskutinį antrą pasaulinį karą, žinai, aš žinau, kad iš vienos pusės ten yra, mano giminė yra gauna tuos pinigus, kad tai partizanus buvo, žinai, padėjo. Iš kitos pusės žinau, kad mano prosenelis buvo ištremtas į Sibirą, bet ne dėl to, kad partizanas buvo ar kažką dėl kito. Ir man tiesiog, nežinau, yra tiek daug istorijos ir dar po šito, kiek kartų esam okupuoti ir taip, nu tiesiog man yra per daug ir viskas, ir aš jau viskas, nebegaliu. Tai kaip ir sakai, susideda viskas, žinai. Jo. Ir dar kitas dalykas, dėl Ukrainos aš nuo 2014 jau labai intensyviai tą situaciją, atsimenu tos skanduotės Putin, huila, taip toliau. Aš atsimenu mažas, 14-15 metų, klausydavausi, ten atsimenu Dinamo Kijevo Ultrasą, Putin, huila. Ir aš atsimenu tiesiog jau nuo tų, ir aš atsimenu, atsiguldavau ir aš galvodavau, norėčiau būti arba Lietuvos kariuomenėje, arba kariauti kokioje Ukrainoje, arba būti ten kažką susijus su futbolu, žinai, nes man futbolas labai patikdavo. Ir man tokie būdavo tikslai ir tas man buvo galvoje. Gražu. Gražu, negražu, bet sakau, nėra, kad jau už kartą tiesiog, kažkas pakeitė mano nuomonę, žinai, jau čia man pabiški, nes nėra aš toks kažkoks ekspromtu, žinai, kažką priimu sprendimą, kažkas pasakė, viskas, aš jau toj pusėje, ne, man čia pabiški ir pasidarė šitas. Jo. Nu, bet tai žinai čia. Ir yra gaila iš tos pusės, kad yra iš tikrųjų gerų žmonių ir man, kad mano toks požiūris dabar, žinai, yra. Ir žinau, kad surašiau gerų ten rusų, kokių yra. Jo, bet, nu, viskas visur yra, visokių yra, visokių reikia ir, nu, dėja yra kaip yra ir, nu, tiesiog turim situaciją tokią, kokia dabar yra pas mus. Jo. Sakykim taip. Palikim gal šitą rusų temą nuo šaly ir važiuojam gal toliau. Padarom gal breiką lengvą vėl. Vėl? Padarom lengvą breiką. Davai. Nes aš vėl labai baisiai mirštu. Gerai, ačiū. God damn. Gerai, dabar bandom tada pakalbėti apie Javtoko temą, manau visiems žinoma. Javtokas ten buvo su pokalbėse ten su kažkuo. Su Rolandu. Aha, su Rolandu. Su kažkuo. Moderatoriau tęskit. Gerai, su Rolandu buvo pokalbėse ir jis ten ne tik, kad, nu gerai, aš manau gal reiktų visai ir konteksto, kad jis ten, kaip ten buvo, jo kaip ir lygtais paklausė. Ir jis ten davė tokią žinutę, tokią bandė, nori pasakyti, kad yra viena ten mergina jo komandai, jis ten yra direktorius ar kažkas tokio, ir jo komandai, krepšinio komandai, jinai buvo ten susimetus su juoduku, jis taip lygiai pasakė, nu, plius minus. Ir prieš tai jinai buvo susimetus su pana. Nu, tai jinai pradžioje buvo kaip ir turi vaiką. Lesbietė, jo, turi vaiką ir paskui susimetė su juoduku vaikinu. Ir čia dar reiktų pabrėžti. Ir paskui paminėjo, kad kiek į metų 3-3, 3-4 ir 3-5. Kas šiek tiek įžeidimas, nes jeigu tu esi direktorius ir tavo komandos narės, tu nežinai, kiek jį yra metų, nu biškai kažkas yra nepagarbu. Bet, šitas visas jos dalykas, jo dalykas, kad jis bandė ją pramušti, kad kai būtų kitose pokalbėse. Sekantis jo, kitose pokalbėse bandytų būti. Ir dar vienas dalykas, aš labai manau svarbus, kur reikėtų, nu, bent jau oficialus pranešimas buvo toks, kad čia turėjo būti, nu, ne off topic, bet, nu, neturėjo patekti viešą erdvę, čia tiesiog, tipo, buvo toks, nu, random pasikalbėjimas prieš pajungus pokalbis, kamuolį. kuris neturėjo būti įrašytas. Bet žinai, kaip kitose būna, yra tiesos, bet žinai, kartais ir būna tokia naudojas, kad
Jo, čia taip, žinai, atmažu, Ar žinai. dėl to, ar dėl to tokių pasiekmių ir turėjo sulaukti? Ta prasme, mano gal būtų kontrargumentas, kad, čia yra labai, labai didžiulė įtaka tos woke kultūros, kur, ta prasme, jo, tu netinkamą žingsnį padėk ir tave, kancelina visiškai. Bet ar netinkama? Bet aš norėčiau biški dar prieš tą diskusiją patikslinti truputėlį. Okay. Jie atėjo ir buvo tas iškarpa, kurią mačiau. Atėjo, jie sėdė su Rolandu vienas prieš kitą ir sako, tu sekančiam pasikalbėjimui turėtum pakviesti va tokią įdomią merginą, kuri va turi įdomią istoriją, jinai žaidžia krepšinį. Intencija buvo. Ir va tada buvo visas tas pasakojimas, kurį papasakojo iš to. Jo. Tai iš principo jis norėjo... Bandė padėti. Jo, bandė padėti. Bet paskui, kas sekė, tai tada, ką tu kalbė, woke kultūra ir taip toliau. Tai pratęs. Taip. Tik norėjau tą kontekstą. Jo, ir ar ta prasme toks pateikimas, šio laikinio konteksto, ar tai yra pakankama, kad tu žmogų, atleistum neatleistum iš darbo, bet tiek, kad duotum taip, kad reikėtų atsistatydinti iš tavo pareigų, ar čia tipo, netoleruojama, čia jau rasizmas kažkoks, čia seksizmas kažkoks, kur, nežinau, mano akim, čia yra perspausta. Bet ties kuria vieta čia buvo rasizmas? Su jų įvardyjimas, kad jinai gyvena su juodaodžiu žmogumi. Bet būtent, jis pasakė, kad jis yra juodukas ar kas. Tai buvo dar pasakyta, tokia, nežinau, neoficialia, bet tokia, kaip čia įvardint, kalbinė išraiška, su juoduku, juodaodžiu, nežinau. Bet ar čia yra rasizmas? Tai bet čia ir yra mano pointas, kad čia yra išpūstas burbulas. Ten kažkoks podcastas buvo, irgi ten krepšininkė įvardėjo, kad čia yra netoleruotina, čia yra žiauru, čia yra wow, nežinau, man atrodo, čia perspausta yra, kontekstas, taip, galėjo gal gražiau įvardinti, bet, tokios rimtos temos ir juokiasi mūsų moderatorius, aš nesuprantu. Gėda, pasakyk, kodėl bent jau. Cancel kultūra. Nucancelinsim šitą irgi panaitį. Bet tai, ne. Viskas gerai. Ir kai būna, pavyzdžiui, tos lygybė, moterų teisės ir taip toliau, aš esu už, kad yra lygybė visur ir taip toliau, bet turi kaip ir visą laiką būti kažkokia logika ir turi būti kažkokia teisybė, arba plius minus, kad kažkur turi sueit galai. Ir, pavyzdžiui, dabar, tarkim, kai sako, pavyzdžiui, nori moteris tiek pat gauti kiek vyrai. Aš esu už, bet, pavyzdžiui, jeigu fabrike dirbi ir jeigu tu per valandą vyras gali pakelti 6, pavyzdžiui, dėžės, o moteris gali pakelti 3 dėžės, ane? Tai kaip tu gali duoti tą pačią algą? Bet aš manau, mums nereikėtų nukrypti nuo to. Bet mes nukrypstam. Tai čia tas pats, kas Women NBA, kiek sugeneruoja pajamų ir kiek NBA sugeneruoja pajamų ir jos nori ten pasaulio krepšinio čempionatas moterų ir ten vyrų ir jos nori tiek pat. Tai čia, bet nenukrypkim nuo temos. Tiesiog mes kalbam apie tą situaciją ir ką žmogus, jisai galvoja, kad jisai kalba neįrašinėdamas, jisai kalbėjo kaip su draugus, kaip su kolega, žaidžia tenisą ir jisai papasakojo, kad turėtum pakviesti. Jisai dabar įdeda į viešumą tą informaciją ir tada kyla šaršalas. Kyla šaršalas dėl to, kad jisai pasakė, kad su juoduku, kad nežino jos amžiaus ir kad prieš tai buvo su moterim. Taip. Ir dabar, man atrodo, šitoj vietoj, turėtume pasakyti. Bet aš nukrypau nuo temos ir aš manau, kažkiek yra teisybės, kad ir ką tu nori piršt, ar lygybė, ar nelygybė, bet jinai turi būti kažkokiais faktais paremta, ar turi būti kažkokio konteksto, ne tik, bet turi faktais ir kažkas, kad kodėl tai turi būti. Tu negali pasakyti, pavyzdžiui, kaip tenise būna. Tenise merginos ir panos ten per kažkokį turnyrą, ar gal per kiekvieną ten pagrindinius, gauna tiek pat pinigų, nors kur vyrų žiūri, ženkliai daugiau žmonių žiūri. Tai kaip tu gali gauti tokį patį atlygį? Tai čia lygiai tas pats, žinai, kaip būna, kad tu nori
per bet kokius galus, kad čia ale kažkas pasisakė, nepasisakė, davai, pramušam, nežinai, kad žmonėm čia toks hot topikas, kad tipo kontroversiškas ir žmonės tipo pasirašys į tavo pusę dėl to, nes kažką tu pasakėjai prieš tą visą tą sistemą, žinai, va tame norėjau pasakyti. Na, aš manau, kad jo, nepaisant ten visų tų dalykų, Robertas Javtokas buvo konteksto auka, sakykim taip. Ne tik konteksto taip, aš manau, kad kontekstas. Va būtent, jis turėjo gerą intenciją. Nu taip, žiūrint, nebuvo bloga. Taip kaip jis pateikė, jo, jeigu jis būtų žinojęs, turbūt, kad, tai iškils į viešumą, gal jis būtų gražiau pateikęs. Tikrai būtų gražiau pateikęs. Bet esminis dalykas, kad nepaisant to, kad ir tai pasiekė viešumą, nu, tai buvo išpūstas burbulas, visiškai, nu, aš nežinau, nu, man kažkaip, mes esam šiuolaikiniam kontekste snaigės, bent jau tie, kurie į tokius dalykus reaguoja ir taip jautriai reaguoja, yra visiškai snaigės, nu, tarkim, tų pačių, nežinau, iš šūdo mes padarom didelį dalyką. Taip, animaciniai filmukai, Simpsonai, Family Guy, kur ten visi bairiai eina. Nu, Disney. Disney šiuo laiku tikrai nepraeitų ir čia yra tos woke kultūros, nežinau, pasiekmė, kur, nu bet, man čia protų nesuvokiama, kur žmonės tiesiog negali toleruoti tokios, nu, labiau kontroversiškesnės nuomonės ar tiesiog požiūrio, kur čia, oi, aš dėl menkiausio, nežinau, dalyko pradedu įsižeisti. Susireikšmint. Taip, čia susireikšminamas, čia yra absurdas ir to neturėtų būti. Ir čia, ir dabar žmogui tokias pasiekmes pateikti dėl tokio, nu, dalyko, čia yra... Jo. Ir, wow. Ir aš noriu sekundę pridėti, kad va tame ir norėjau pasakyti, kad esmė yra, kad kai tu dėl kiekvieno nesąmonės, tu bandai kažkokį burbulą išpūst, ar tu iš kiekvieno mažo dalyko bandai padaryti kažkokį didelį, va tame ir yra būna, kad... Bet tai sulaukia ir dėmesio dar. Dėmesio, bet ir... Likų, peržiūrų, kažkas iš to irgi laimi. Taip, bet ir tada kai kurie žmonės bando kaip tik tą kitą pusę, tipo, atbuliniškai nori galvoti, žinai, visiškai taip dėl to, nes tu čia bandai per prievartą, kai iškirst, kaip, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, dėl tų mokėjimų ten tenise ar ką, tu bandai per prievartą kažkam įdėti ir tu galvoji, atsiprašau, nenoriu tokio, žinai. Natūrali reakcija yra atmestai. Atmest, va būtent, žinai. Pavyzdžiui, WNBA, moterų NBA, pavyzdžiui, Amerikai. Ten, pavyzdžiui, visiškai buvo realiai mirtis kiek metų ir dabar tokia žaidėja, Caitlin Clark, jinai atėjo į tą Women's NBA ir jinai realiai iš to vidutinio, nu, ten žemiau plintuso žaidimo, kur vis laik minusą NBA tai Women's NBA lygai nešanti visa organizacija, jinai realiai tiek daug davė populiarumo, pavyzdžiui, kai jinai žaidžia, pavyzdžiui, tarkim, vis laik žiūri 6000, 7000, 8000 varžybos, nu, tiek fanų, ir jinai, kai atvyksta į tą areną, pavyzdžiui, kai jinai atvyksta 18 000, pavyzdžiui, sold out, žinai, pasidaro. Realiai tik dėl to, kad jinai, ir pavyzdžiui, viskas okei, kad jinai yra super talentas ir visi nori ją pamatyti, kad tiesiog faina ją pamatyti ir jinai kaip gal geras žmogus, negeras žmogus, bet tiesiog nori ją visi pamatyti ir viskas okei. Bet tada, kai Women's NBA yra tokia, ta Caitlin Clark yra labai gera žaidėja, tarkim mane, tarkim kaip koks Jordanas tos eros, žinai, visos, jinai pritraukia visas akis ir yra kitos žaidėjos, tokia, pavyzdžiui, Angel Reese, jinai yra visiškai vidutiniokė ir jinai bando savam pasaulį gyventi. Ir jinai bando pasakyti, kad visi žiūri ir jinai kaip yra pasakęs, jūs žiūrit WNBA ne tai, kad dėl vienos žaidėjos kaip ta Caitlin Clark, jūs žiūrit dėl to, kad dėl manęs ir kad dėl kitų tų žaidėjų. Ir aš suprantu tą visą bandymą mumis ir jinai kiek kartų yra pasakęs, kad tipo, oi čia bla bla bla, jinai ir jinai, taip ir toliau.
Ne, ir kitų bandai per prievartą prikišti, tu nenori žiūrėti, žinai, nes jinai čia bando kažką primetinėti ir jinai bando mumis, kad kažkaip pritraukti, kad ale jinai čia rimta. Ne, mes žiūrim dėl to, nes ta mergaitė ir jūs tiesiog turėtumėt eiti ride a wave, ar kaip, žinai, pritapti ir tiesiog tą paną palaikytą Caitlyn Clark, bet jūs bandot kažkaip nuo jos toliau nueiti ir tipo, oi, mes ir čia kažkokios rimtos. Ne, tiesiog priimt tą situaciją, kad jūs esat, kaip čia, neįkitai, nežinau kaip čia pasakus, bet jūs esat tos dalis ir jūs tiesiog ride a wave, eikit su ta Caitlyn Clark ir jinai jumis bandys į aukštumas iššaukti, bet jeigu jūs čia kažką bandot primesti ir iš mažo burbulo bandot čia kažką išpūst, nu, žmonės iš karto sakys, nu, bliam, nu ką tu darai? Ir čia lygiai su WNBA, žinok, šitas yra. Per prievartą bandai kažką prastumti, nu, tiesiog natūrali reakcija yra, kad, nu, tu stengiasi atmesti tai, nes tu matai, kad tai dirbtina yra. Kai nėra natūralumo, nu, tiesiog tu nenori nei to stebėti, nei kažkokios, nežinau, simpatijos tam nejauti. Tai va, būtent. Tu turi būti autentiškas, dažnai sako, autentiškas. Taip. Autentiškas būti savimi, o jeigu tu visai kažką bandai kitą primest ar kažką bandai apsimest, tave... Žmonės mato. Pamatys. Taip. Bet tai kaip jūs susietumėte tą visą dalyką su Jeftoko situacija? Nu, tai žinai, kaip yra, visi kaip ride, ne tik kad ride a wave, bet žinai, kaip būna, kad jeigu tu kažką pasakai prieš moteris ar kažką ir iš karto kabliukas. Ir jo čia dabar tokį bando širšalą iš to mažo dalyko padaryti. Aš irgi gal sakyčiau tokia savotiška gal feminizmo pasiekmė, kad viskas apie moteris yra, kur čia, nu ne, gerai, gal irgi kontroversiškai nuskambės, kad, nu, toks, nežinau, feminizmo pasiekmė. Bet aš nesutikčiau, kad vien tik apie moteris. Aš tiesiog, kad jos nori lygių teisių. Bet čia savotiškas susireikšminimas yra. Jos nori lygių teisių, bet tu turi nusipelnyti ir tos lygios teisės turi būti, nu kažkaip jos turi sueit natūraliai ir tu pagal pasiekimus ar kažkaip tu turi sueit tas lygios teisės, o ne tai, kad tu bandai forsint kažką, žinai, iš prievartos bandai čia kažkaip primes kažką. Nu ir skaudžiausia, kad žmogus norėjo gero. Jis norėjo papromoutint, kad va, yra įdomi istorija, va, čia kažką įdomaus čempionatė su vaiku, to pačiu metu patirtim. Bet esminis čia dalykas yra, ką jūs to sako, kad čia esminis dalykas, jis norėjo iš gero, o ne iš blogo. Nu. Bet ir aš panaudojo kelis, net nežinau, kaip čia dabar įvardint. Jos šaršalas dėl to, kad kelis netinkamus žodžius gerai. Gerai, pirmas dalykas, kad tipo pasakė juodukas, kas yra normalu. Esminis dar dalykas buvo, kad tiesiog apie tos moters asmeninį gyvenimą kalbėjo. Kas yra jo savotiškai asmens teisų, gal sakykime, pažeidimas, bet nežinau, tikrai būtų gražiau pateikti. Dažnai kaip yra, jeigu jis bandė parduotą istoriją ir kad norėjo, kad jis ją, kad, žinai, tipo tas kabliuką kažkokį užmest, kad pabandytų ją pasikviesti, jis bandė kažkaip promoutinti, žinai, kaip būna, kad bandai over-exaggerating, kad wow, žinai, tipo fejerverkai visokie, ir tu bandai, žinai, kad pritrauktą žmogų, ir jeigu jis bandė, kad, tipo, kad kuo labiau, žinai, išaukštintą mergaitę, kad kuo įdomesnį istoriją, ir jis bandė vieną, kitą pusę, žinai, bandyti kažkaip ją pramušti. Bet žinai, kai tu šiuo atveju nepataikė. Bet žinai, aš manau, jis turėjo visai geras gerai, gal čia mano bloga nuomonė, nežinia, kaip jis ką norėjo, bet... Jis turėjo geras intencijas. Bet iš mano pusės... Jis net nebūtų užsiminęs, jeigu jis turėtų kitas intencijas. Atrodė jam įdomu tą mergaitę, žinai. Jis net nežino, kiek į metų, žinai. Tai jisai buvo to klubo prezidentas. Buvo. Dabar jau nebėra. Tas yra liūdna, pavyzdžiui, man asmeniškai. Jisai norėjo gero, dabar kilo kažkoks šaršalas, turėjo žmogus praras darbą vien dėl to, kad norėjo gero tai komandai ir tai lyderiai komandos. Sakykime, ne? Bet jis turėjo žinoti, kiek į metų. Nu kaip tu gali nežinoti, žinai, tipo... Bet žinai, kaip būna... Čia vienintelis galbūt dalykas, prie kurio galėčiau sakyti, kad čia kažkas, nu... Tu negalėjai žinoti, kiek į metų, žinai, nu, tipo, 3, 4, 5, kažką tokio. Nu, bliam, negražiai, žinai, tipo, bandai promoutinti ir tu nežinai. Jo, bet aš grįžčiau prie to pagrindinio dalyko, kad jisai negalvoja, kad jisai yra įrašomas ir kad tai bus paviešinta. Bet...
Negali čia to irgi toks tikėt. lengvas Bet negali atmazas, to tikėt. Bet tu pasikeiti, pavyzdžiui, kai kalbi, kai kamera jungta ir kai mes kalbam, kai kamera neįjungta. Pasikeiti tavo. Fakts. Jo, taip. Minimaliai. Yra kažkoks filtras. Ne, nu mes bet bandom negali minimaliai, bet vis tiek yra kažkoks. Bet negali suvaržymo. Produkcijos komandos irgi kliurka yra, tikrai netmestinai visiškai. Ir jo, ir ta moteris net irgi iš tikrųjų rašė, man atrodo, nežinau, pareiškimą, skundą, dar kažką, kur, nu, kad imtųsi kažkokios institucijos veiksmų ir nu, blemba. Jeigu tikrai Robertas būtų žinojęs, jis būtų, nu, gal kažkaip tam tikrai žodžiais gražiau pateikęs. Aš tikrai irgi net nebejoju tuo. Gal net nebūtų apie tai kalbėjęs. Jo, arba būtų pasakęs, kad, nu... Paviršutiniškai tiesiog kažką. Taip, būtų įdomu pakviesti, va, tokie žaidėjai. Ir viskas. Nes tikrai girdėjosi tam įrašė, kad, nu, jis net tokia, nežinau... Atsipalaidavęs tiesiog buvo. Bendrinė kalba, net sako, nu va, yra čia tokia mergikė, ten dar kažką, nu jo, tokie žodžiai buvo parinkti, nu, kur tikrai, kur tu net nemanai, kad, nu, tokie žodžiai turėtų į viešą eterį eiti, iš tikrųjų. Nu, žodžiu. Ai, nežinau. Davai, susumuojam šitą reikalą ir važiuojam toliau. Sumuojam taip, kad tiesiog man gaila žmogaus, kuris turėjo rimtą postą, kuris turėjo dabar atsistatydinti vien dėl tokio dalyko, atsiprašyti, už ką atsiprašyti, nežinau. Tiesiog ta garsi wow kultūra tiesiog taip išplito, kad žmogaus visą karjerą sugadina, žmogaus, kuris galbūt galėjo būti šitos Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu, dabar jisai yra, nu nežinau, jam bus labai sunku tą pasiekti, vien dėl tokio dalyko, kuris per klaidą pateko į viešumą, kuris neturėjo būti viešumoje. Bet žinokit, o ne gal pagalvoti iš tos esmės vėl kaip propaganda būna taip toliau, kad ir paskelbė šitą visokią įrašą Lietuvos krepšinio federacija, nes Robertas Javtokas, pavyzdžiui, paskutinėse rinkimuose buvo pagrindinis jų varžovas, pagrindinis priešas buvo. Tai ir jie ten pasinė kažkokį tokią, kaip, oi, čia padarysim kažkokį tyrimą, dar čia kažką, dabar, kad, taip. kad jie ten kažkokie, kad jis ten kažką Javtokas, kažką blogas ir taip. Nu, aš nežinau tiksliai, bet jūs tik, kad jie nori tyrimą padaryti kažkokį, kad, tipo, oi, jis ne taip ir blogai ir vienaip ir kitaip. Bet, ir kai noriu paminėti, kad žinai, gal ir būtų čia viskas praėję, bet, pavyzdžiui, o tu nepagalvoji, kaip būna ta propaganda, ne propaganda, ir čia buvo vienas iš tų dalykų, kad, pavyzdžiui, jie vieni iš tų, pavyzdžiui, Lietuvos krepšinio federacija, ten tas Balčiūnas ir taip toliau, jie bandė promautinti ir visą šitą išmesti į viešumą, kad čia kažką blogo pasakė, kad konkurentą nugesino. Taip. Nu tai jo, kaip tu sakai, ride the wave. Tai dabar Balčiūnas ridina the wave. Tai žinai, kažkoks yra prasidėjęs. Su daugumą, keliauja su daugumą dažniausiai. Taip, ir dabar ten skaičiau, kad asociacija Lietuvos krepšinis, man atrodo, dabar taip vadinasi. Pradėjo kažkokią tai tyriamąją, kažkokią tai... Robertui Javtokai, jis turi pasiaiškinti už tai, ką pasakė ir taip toliau. Nes žaidėja ten kažkokį parašė... Taip. Tai, nu tiesiog. Ir esminis dalykas gal net yra tas, kad, nu kaip yra tas pasakymas, šaukštas deguto visą statinę medaus sugadina. Nu jo, dažniausiai ir mes matom ir tie, nežinau, kažkokie blogi dalykai ar klaidos, ryškiausiai matosi, nesvarbu, ką žmogus yra gerą padaręs, ten rinktiniai per traumą žaidė, kur per negaliu darė, nežinau, darė dalykus, kur, kai kurie tiesiog nusirašė būtų. Robertas tikrai, rinktiniai ir ilgą laiką atstovavo ir gerai atstovavo. Ir žinai, atsimenu, kai Europos čempas buvo Lietuvoje, reikia šitą patikslinti, bet atsimenu, kai baudas mėtė. Traumos ir jeigu kažkas buvo su pečiu ar kažkas su ranka. Su pečiu traumom. Baisiai gerai baudas mėtė, o šiaip visai tragedija buvo. Ir dabar šiuo metu niekam, taip, istorijoje tai yra nurašyta. Visi žiūri, tai yra kas dabar, šio metinį kontekstą ir niekam net neįdomu ir žmogaus nuopelnai, visi geri dalykai padaryti, tiesiog eina į antrą planą, viena kita klaida padaryta, jam tiesiog jo visą karjerą, sakykime, nežinau, į kieno ten krepšinio federacijos prezidentus, tiesiog vėjais paleista yra. Nu tai taip, o Balčiūnas
kuris tiek buvo tyrimų apie jo veiklą, apie jo asmeninius naudos. Ir dabar pagrindinis konkurentas suklumpa tokioj vietoj slidžioj, bet jie pasinaudoja tą situaciją. Jie labai stipriai pasinaudoja tą situaciją, kuri visiškai nori cancelinti ir dabar, pavyzdžiui, sekančiose rinkimuose, nežinau, gal atsiras kažkoks konkurentas, bet kur turėjo pagrindinių krepšinio žmonių, aš taip manau. O Jevtokas turėjo palaikymą, ne? O Balčiūnas turėjo tų žmonių, jeigu kalbant apie tuos tyrimus, tų žmonių, kurie, tiesiog buvo. Bet jie turėjo daugiau balsų, surinko ir viskas. Tai dabar visa ta situacija eina link to, kad viskas tęsias. Ne, panaikinti žmogų, kuris savo pagrindinis pasipriešinimas yra. Bet žinokit, iš šitos esmės, kaip buvo dabar, pavyzdžiui, šiandien buvau salėj ir mes šiandien nesiniai pradėjom naują programą, žinai, nuo savaitės pradžios. Realiai prieš porą dienų, bet ir šiandien mes, žinai, programos daly mes 3 darom ir reikėjo daryti pristraukimus. Ir aš darau pristraukimus ir ten tas treneriukas mano sako, sako, pavyzdinis, pavyzdžiui, pristraukimas, sako, labai gerai, žinai, sako, bravo, žinai, sako, šitą galėtum rodyti, sako, pavyzdinis pristraukimas, žinai, kaip daryti. Ir aš tada jam sakau, bet čia pavyzdinis, sakau, bet, pavyzdžiui, prieš 3 metus, žinai, kaip būtų buvę, sakau, čia nieko gero, žinai, sakau, daug nepadariau pristraukimų, žinai, sakau, aš anksčiau mano geriausias buvo ten 2-2 ar 2-3 ar 2-1. Šiaip čia daug? Daug, bet tokių normalių, ne tai, kad, žinai, pusiautinų, žinai. Ir aš atsimenu, sakau, bet čia, sakau, nieko rimto, žinai, sako. Ir jis sako, jam yra ten šiam 5 metai, sako, prieš 3 metų aš ir tau, žinai, galėčiau pasakyti. Ir mes 3 treniruojamės ir tas trečias mūsų žmogaliukas. Rimtas žmogus, žinai, yra maladės, labai geras žmogus. Ir jis sako, jokio skirtumo, sako, ką tu padarei vakar, žinai, sako. Sako, nauja diena. Šiandien yra nauja diena. Sako, dabar būtent yra svarbu. Ir aš atsimenu, jis man tą pasakė ir aš jau pradėjau daryti tos pristraukimus, aš padariau ir sakau, jūs teisų, žinai. Ir aš nežinau, ar jie suprato būtent dėl tos frazės, bet kame yra esmė, kad kaip ir dėl Jeftoko, žinai, jokio skirtumo, ką jis buvo padaręs anksčiau, bet viskas yra dabar, kas dabar yra, žinai, padaryta, ir jeigu jis ten kažką pasakė, nepasakė, blogo ar negero, bet visi pamirš, kas ten buvo padaryta, ir visi dabar prisimins būtent tą momentą, žinai, ir aš ten kiek padariau anksčiau, jokio skirtumo. Svarbiausia yra, kiek dabar aš padariau, žinai. Labai geras susumavimo situacijos, kas buvo vakar, šiandien, nežinau, ar prieš porą minučių, tai yra praeity. Būtent. Ką mes darom čia ir dabar, čia yra svarbiausia, ir kaip jis dabar iš šitos situacijos, nežinau, išsivartys arba išsisuks, čia yra svarbiausias dalykas ir gal kokią pamoką jis iš to bus priėmęs, čia yra svarbiausia turbūt. Bet iš ko jis turi vartytis, tai čia, žinai. Bet žinai, aš manau, skaičiu, jo esminė buvo klaida, kai jis ėmė ir iš karto atsiprašė, žinai, dar ten iš tų... bet čia ir geras buvo pavyzdys, kad, jis pripažino, kad gal galėjo, nežinau, kažkaip kitais žodžiais įvardinti. Ir čia, žinai, čia yra post factum, kad, kažkas padarė klaidą, kad tai tiesiog į viešumą pateko. Bet žinai, yra tiesos ir neteisybės, kad kai kurie to ir tikisi, žinai, kad tu pripažinsi ir jie varys ant tos tavo silpnybės ar kažkokio, o tu turi pastovėti kartais su save, žinai. Bet pagalvok, kaip atrodytų, jeigu tu viską neigtum. Ne viską. Bet gerai, nieko nereikia neigti. Ką neigti? Viskas yra tiesa. Būtent, jeigu tu galvoji, ką tu pasakė, yra tiesa, ne tik tiesa, bet tu kaip tą matai pasaulį ir tu, žinau, geriau jau liktum toks, negu imtum ir dabar, žinai, lenktum savo galvą dėl kito žmogaus, žinai. Tu geriau būtum, aš manau, Jeftoko pusėje būtum geriau likęs prie savo istorijos, negu dabar tu pradedi atsiprašinėti ir tada visi tave atakuoja, nes tu atsiprašai ir tu nebegali niekaip save apsiginti, žinai. Manau, esmė, kad jis pats tą visą istoriją, papasakoja.
jisai pats norėjo gero tam moterų krepšiniui. Ir manau, čia turėtų būti esmė šitoje Jis turėjo istorijoje. tą paminėti, žinai. O jisai Neturėjo atsiprašė. atsiprašinėti, o jis atsiprašė. Va, esminis dalykas, o jis būtų sakęs, aš norėjau gero, neturėjau čia blogos intencijos, o tu kai tik pradėjai, žinai kaip yra, ir mano visai toks yra, mano mentalitetas, geriausia gynyba yra puolimas. Ir jeigu tavo geras puolimas, jokio skirtumo to tavo gynyba, nes kita pusė ginsi, žinai. Įmuš daugiau įvarčių ir tu laimėsi. Nu taip. Bet va tame ir yra esmė, žinai, jeigu tu pradėsi ginsis, kai tu pradėsi ginsis, tave visi pradės pult, nes tu jau giniesi, žinai. Niekada nereikia gintis. Ne, Visą laiką pult. nebūtinai, bet tu turi pagal situaciją ir jeigu tu pradedi gintis tik dėl to, kad tau ale reikia, ar tu galvoji, kad čia Bet reikia. dauguma taip sako. Taip, bet va būtent, žinai, kaip būna tas authenticity. Nu, Autentiškumas. Autentiškumas, bet angliškai noriu pasakyti. Ir jeigu tu tą bandai prarast, ar tu žinai, kaip būna, tu bandai kažką kitą primest, bet tave žmonės pradeda skaityti ir pamato, kad tu nesi toks, žinai. Ir tave parė, žinai, to. Ir jeigu tu būtum tiesiog išlikęs savim ir būtum stovėjęs ant to, koks tu esi ir viskas būtų gerai, bet tu kai pradedi bandyti kažką įtikti kitiem ir sunkaus pastiprinimo gauni, žinai, dėl to, nes, žinai, žmonės galvoja, kad Jeftokas pasakė vienaip ir jie galvojo kaip Jeftokas, bet kai Jeftokas pradėjo atsiprašinėti ir jie galvojo, ne, aš palaikiau jo pasakymo, o dabar jis visiškai kitaip daro, kodėl aš turiu jį palaikyti, žinai, ir tu prarandi ir tuos žmonės, ir tie žmonės, kurie buvo prieš tave, na tai kiek tu žmonių dar turi, kas tave palaiko. Bet dar yra momentas, žinai, kad dauguma diktuoja sąlygas, bent jau šio metinio konteksto, žinai, ir tie, kurie, nu, nežinau, čia su bet kokiu topiku galim pasakyti, kad ta dauguma, kurie mano, kad tarkim, tam tikras yra, nežinau, sprendimas, kelias yra teisingas ir jie yra palaikomi ir tai yra priimama kaip tiesa, tie, kurie mano priešingai, nu juos, nu, tavo kultūros, sakykime, bando tiesiog iš šono nustumti, nurašyti, jie turėtų neegzistuoti ir juos, nežinau, iš šuns dienas nurašo. Ir čia yra vienas, gal sakyčiau, iš momentų, kad, nu, okei, Jeftokas pateko į tą antrą kategoriją, kur, nu, jisai, sakykime, daugumos nuomonę, ar nežinau... Aš nesakyčiau, kad daugumos. Aš jo, sakyčiau, ne daugumos. Garsiausių. Garsiausių, kurie aš pritarčiau. Bet čia, žinai, reiškiasi viešoje erdvėje ir kurie viešoje erdvėje nesutinka su to požiūriu. Bet žinai, ir palauk, žinai, kas yra. Va tame ir yra esmė, žinai, kad, tarkim, žinai, kad, pavyzdžiui, Piris labai gerai pasakė, kad ne tai, kad dauguma, bet garsiausi, žinai, kaip, pavyzdžiui, kad... Kurie daugiausiai sekėjų turi, žinai, kaip būtum eitum pro kokią gatvę ir kokių 10 šunų, žinai, ten kokių čihuahua, tokie mažiukai, žinai, loja. Ir nueini pro kitą gatvę, bet jis yra vienas, bet jis yra labai garsus. Tai va čia tokioj pačioj situacijai, kad dauguma, aš manau, yra palaiko Jeftoką, bet tie, kurie yra labai garsus... Nori reikštis. Bet tie, kurie yra labai garsus ir nori reikštis, jų yra vienas, jų yra ženkliai mažiau, bet jie padaro didesnį garsą ir toks nusodina tuos visus mažesnius. Bet čia ir yra woke kultūros pasekmė, kad, žinai, tie garsiausiai ir yra priimami kaip teisūs, sakykime, nors nemaža dalis žmonių, nu, sutiktų su priešinga nuomonė. Ir jie gal, sakykime... Ne tai, kad sutiktų, bet jie tiesiog nori būti neutralus ir jie nori eiti su tais, kad... Arba nenori pasirinkti pusės, bet čia, žinai, bet kažkoks pasakymas yra, kur, nu, tu jeigu tu nesirinki ne vienos pusės, nu, tu esi kaip tik net blogesnį, tu pasirinki blogesnį variantą, nes iš tikrųjų yra tik viena arba kita pusė, nu, negali būti per vidurį dalykų. Bet žinai, kaip būna, tarkim, žinai, būtum mokyklai ir, tarkim, tau reikėtų dabar sueiti su dauguma klasės, arba su klasės tokiu rimčiausiu, žinai, tokiu dideliu, kuris gali visus intimiduoti ir taip toliau, žinai.
Tai tu gal, aš manau, su kuo tu geriau rinktumėsi? Ar su tuo tokiu dideliu, intimiduojančiu, kur visus gali išgazinti, ar su to dauguma klasės atstovu? Bet čia konteksto reikalas. Ne, nu, bet aš tiesiog norėjau pasakyti, kad... Priklauso nuo ko. Nu, aš žinau, kad... Ties kuo reiktų O tavo tikslas? Va, būtent, aš Jo, norėjau, koks tavo to tokiu tikslas? noriu sakyti, Jo. bet aš manau, kad dauguma vis tiek įrengtųsi su tuo, kurie yra jis toks rimtas, pats kečiausias. Nu jo, dauguma sektų paskui tą... Negu savo daugumą, negali sakykim. sakyti, kad woke kultūra yra kažkas kieto ir negali prilyginti Ne, tokiam ne, ne, žmogeliukui, kuris... Bet žinai, ne, bet aš noriu palyginti, kad woke kultūra, jinai nėra dauguma. Jinai yra tiesiog, kuri daugiausia garso leidžianti. Tai aš tame, ką noriu pasakyti, kad ta, kur tas yra kečiausias, jis yra woke kultūra, o dauguma yra paprastesnių, kurie nėra tiek daug reiškiantis. Bet aš sakyčiau, problema yra tame, kad mes visą tą suprantam, bet mes neturim jokių priešnodžių ir mes iš principo daugumoj dar ją ne tai, kad engiam, bet palaikom, žinai. Ir mes neišleidžiam savo garso tikslo. Jo, ir jo, mes, ir nemaža dalis- visi tą supranta, bet Tai va, kažkaip, būtent. va, jo, tipo, Tai va, būtent. ai, žmogus čia Jo, viską susigadino taip. savo karjerą, bet čia, ai, nu tai čia gal Kai taip kurie net keistu, bijo bet čia... prieš tą bendrą srovę, nu, bandyti, nežinau, kažkokią Taip. priešą pastatyti, nes tiesiog juos nuplaus ir į šoną pastatys. Tai bet va, būtent, Kur jo, jeigu aš pateiksiu kažkokią priešingą nuomonę, mane čia nukancelins ir aš tipo į pavėsį būsiu pastatytas. Čia yra irgi vienas iš momentų. tai va, būtent ir ką aš noriu pasakyti, kad tu eitum ne tai, kad su dauguma klasės, o tu eitum su tuo, kurio yra rimčiausias, kad tu, Jo. kuris tas yra rimčiausias, jis tau gali dėti galvą ar dar kažką, o ta dauguma klasės tiesiog pasakys tu vienoks ar anoks ir Ką tu nori jie... pasakyti, tu renkiesi laiminčią Jokas skirtum, o tu geriau imsies tą žmogų, kuris tau paliks tą ramybę, nu žinai, kur tau nebus kažkokių tokių papildomų, Taip. papildomų kažkokių ar tau energijos išnaudojimo, ar kažkokių papildomų tokių problemų, žinai, darančių žmogum. Nu jo, čia liūdna situacija, bet tikiuosi, kad Javtokas nepalūš ir jis turėjo ir daug palaikymo ir aš labai tikiuosi ir manau, kad turi tą palaikymą ir palūžo. toliau. Jis Manai, palūžo, Aš kai manau, atsis... mūsų irgi gauna truputėlį palaikymo. Jo, nes mes labai big thing, bet... Nesvarbu. Bet iš kitos- Nesvarbu. Bet iš šitos esmė, aš sakau, kad Javtokas jau palūžo, kai jis pradėjo atsiprašinėti. Čia jau pirmas dalykas, kas buvo jo Bet problema. aš Bet tai apie pristaikymas prie situacijos, nu, tiesiog matai, kad, nu, prieš eina prieš tave, nu, tu... Bet prieš, žinai, jinai yra mažesnė negu tie, kurie tavo palaiko. Tikrai daugiau žmonių palaikė jį negu prieš buvo. Aš labiau Bet apie jinai buvo krepšinio. tyli. Nu jo. Bet ta dalis, kuri Kas jį palaikė, palaikė? buvo tyli. Ir ta, kuri buvo prieš jį, jinai buvo garsesnė ir jinai atrodo, kad didesnė. Ir viešumoje labai Taip, viešumoje ir jis jautė pareigą, kad tokiai, nu, jam reikia priimti tokią, nežinau, pralaiminčią poziciją. Ir aš manau, toj situacijoj jis teisingą požiūrį priėmė. Man žinai, kas buvo liūdna. Ir aš buvau pasiklausęs to podcast'o, kur, kaip ten, O dangau. Mhm. O dangau, taip. Ir ten kalbėjo ta... Koks ten galima konteksto, nežinau. Taip, tai aš pasakysiu. Ten kalbėjo Petronytė, visų laikų geriausia, turbūt viena visų laikų geriausių Lietuvos krepšininkų. Viena iš. Taip, viena iš. Aha. Tada Martynas Gečevičius. Žiūrėjau, labai... mačiau. Tai mes buvome atsimta, Mačiau, labai geras Lietuvos krepšininkas buvęs. Jo. Ir vienas vaikinas. Justinas ir Ervinas. Jo. Ar Ervinas... Vitkauskas. Bet jų, Komentatorius. kaip ir vedėjai, ar kažkas to, žinai, tokie. Žinomi Ir žmonės. man labai nepatiko, kad tie visi už Stūmė, arba ne? jo stūmė ant jo Mačiau ir ir taip aš ją toliau. Jo, klausiau. taip. Taip. Ir man toks jausmas buvo, kad jūs... Bet jie irgi su banga plaukė. Tai va Su ta būtent, didžiąja banga. Bet Jie žinai, norėjo būti polikorektiški. taip, bet žinai, sakykim taip. aš tu daugiau pagarbos turėčiau, kad ir aš su tam nesutikčiau, bet tu turėtum savo nuomonę. Taip, Tai va būtent. priešinga, sakykim, tam tikru atveju kontroversiška gal kontekstui nuomonė, bet jo, jie pabijojo tą padaryti ir, nu, okei. Išdėstytum, kad savo argumentus, žinai. Taip. Nedaužyk čia. Rimta tema, kurią reikia... Ne, aš labiausiai pergyvenu dėl federacijos. Mm. Buvo sukeltas didelis šaršalas.
Negaliu susilaikyti. Bet dėl federacijos, kad buvo sudarytas tas šaršalas dėl ko? Dėl to, kad žmogus, kuris yra tokioj pozicijoje, kelia savo, nu, ta prasme, naudą daro. Jo. Ir jis padaro, nes paskutinėse rinkimuose Javtokas tai federacijai būsimai, nu, kur dabar yra, jis jai padarė didžiausią konkurenciją. Taip. Tai jie nori, aišku, jie nusodinti, kad nebūtų tokios konkurencijos. Šitą situaciją. Jo, bet čia, žinai, nieks neskatino eiti pas Rolandą į pokalbius ir pasakyti tokius dalykus. Jie tiesiog pasinaudojo ir raidina tą bangą, kuri dabar situacija. Ta situacija atsirado dėl to, kad yra tokių garsių žmonių, kurie tą dalyką, nu, tiesiog propaguoja, žinai, ir tas yra liūdna ir kas bus toliau, žinai. Toliau bus Balčiūnas, kuris kersi savo naudą ir viskas taip toliau tęsis, kur Lietuvoje, nu, tas liūdina, kad ne vienoje ir daugelis sričių yra tas pats, nu. Tas liūdna. Ir žinai, kad tas yra, kad yra smagu, kai žmonės pasisako apie kokie yra jų tokie, kaip čia pasakius, čia žmonės nori gerą žmonės, kas ten per Aleksyras įpiltas. Aš manau, mums jau reiktų susumuoti viską bendrai. Norit? Ar reikėtų vieną temą pakalbėti? Ne, aš manau. Apibendrinam viską, ką šiandien aptarėm ir tokį baigiamą žodį. Nebūsim palietę. Paleikim kitam kartui. Jaučiu 1,5 valandos čia bus. Ne, čia bus 2 valandas virš. Nu, nesvarbu, čia vienas ilgiausių mūsų įapinimų. Ne, bet žinau, kad čia gali būti padalintas į 2, pažiūrėsiu. Nesvarbu.